Romualdas Auga One Blood Gym. Iš karto turbūt galima anonsuoti, kad Romualdas yra Kyokushin karate atstovas, kuris dabar žengia pirmosius žingsnius Ultimate ringe. Jo varžovas Edgaras yra daugiau patyręs, bent jau pagal šias taisyklės, bent jau Ultimate ringe turėjęs 3 kovas. Lengviausia svorio kategorija, kokią šiandieną matysime apskritai, 65 kg ir duotas startas pirmajam raundui. Semionovas iš karto drąsiai labai pradeda savo darbus. Auga kol kas ieško galimybių kontratakuoti. Pabandė dabar priekinę ranką, tačiau kiek pavėlavo. Ir Semionov, iškart galima atkreipti dėmesį kairę ranką stovėsenoje. Dešinė ranka jo yra priekyje. Dabar galinė koja. Bando kelti varžovui prie galvos. Panašaus ūgio, panašaus ir sudėjimo vyrukai, nors patirtis prieš jaunystę, drąsiai galima sakyti. Auga yra 30 metais, jo varžovas Edgaras Semionov 11 metų jaunesnis. Mažina distanciją dabar Edgaras Semionov, matuojasi. Gera Augos ataka. Ir šoninės, užeina mėlynasis ringo kampas. Greičiausiai Semionovui nepatarčiau labai užsibūti artimoje distancijoje su Auga, kadangi, kaip ir minėjai, Tautvydai, karatė Kyokushin, jie žino, ką daryti artimoje distancijoje ir tikrai moka surasti tavo atvirą korpusą. Ir dabar keliu. Bando ataką užbaigti Semionov. Romualdas Auga. Gerai jaučia distanciją. Taip, kol kas krenta akis ir geras smūgis galinė ranka. Reikia tęsti ataką. Ir pratęsia Romualdas Auga. Pirmoji kova, pirmasis raundas. Mes iš karto turime ponai ir ponios knockdowną. Ir viską Romualdas Auga pradeda labai įspūdingai. Tiesiog suktukas ir tiesiog įskrieja kairė ranka ir Edgaras Semionov ant grindų. Ir dabar labai svarbios 15 sekundžių Edgarui praleidus knockdowną. Labai stipriai smūgis puola oponentą Romualdas. Edgarui reikia atstovėti. Dabar bent 15 sekundžių išvaikščioti tą knockdowną. Išjudėti. Gerai, kojomis dirba Edgaras. Stengiasi neprisileisti Augos. Taip, reikia prisitaikyti prie varžovo, reikia pradėti ieškoti jo silpnesnių pusių. Ir 40 sekundžių iki pirmojo raundo pabaigos. Greičiausiai Semionovui reikėtų tas sekundės išnaudoti atsigavimui. Vis dar po knockdowno, tai reiškia, kad tikrai, kad tai, ką ir daro Semionovas, neprisileidžia prie Augos, tai daro kojomis, spyriais nusistuminėja. Dabar pabandė. Ir laukiką. Šio raundo jau, greičiausiai Edgaras nelaimės, galima prisitaikyti prie varžovo, galima pasidėlioti planą kitam raundui ir, kaip tu minėjai, be abejo atsigauti visų pirma tiek fiziškai, tiek kažkiek ir psichologiškai. 10 sekundžių pirmajame raunde. Tas sunkiausias sekundės pirmojo raundo Edgaras jau atlaikė, aišku, niekas nesako, kad bus lengviau netrukus. Ir paskutinės sekundės, gongas akivaizdu, pirmajame raunde Romualdas Auga. Įrodo savo pranašumą, siunčia varžovą į knockdowną. 10-8 šio raundo rezultatas ir Edgaras Semionovas turės padirbėti per likusius 2 raundus. Aišku, turi žmonių, kurie gali perdėlioti ir kovos planą ir surasti tų tinkamų žodžių bei patarimų. Edgaras Semionovas, ten yra Vaidas Valančius ir be abejo Titanas Gym, treneris Marius Misiūnas. Ir ką įspūdingiausiai Romualdas Auga pirmajame raunde padarė, tai tiesiog pasižiūrėkime, kaip jisai juda. Jis neleidžia Semionovui tiesiog lengvai judėti po ringą, uždarinėja visus kelius, gali užblokuoti ir neleisti eiti nei į kairę, nei į dešinę, sugeba, randa savo ginklus. Aišku, tai ir nuvedė prie knockdowno, kurį matėme. Ir turint omenyje, kad tai svorio kategorija iki 65 kg, galima atkreipti dėmesį, kad smūgiai, kuriuos atlieka Romualdas Auga, praktiškai visi yra akcentuoti, visi yra stiprus, ypatingai tie šoniniai. Ir dabar antrojo raundo pradžioje. Praktiškai šoniniai, daugiausiai dirba Romualdas Auga. Dabar vėl tipas, kurį atlieka mėlynasis ringo kampas, bet pataikė, matome, ir Semionov. Viena kita sėkminga tokia gali be abejo užkurti šį jaunuolį. Kova artimoje distancijoje. Ir prakirsta Romualdo
Saugos nosis. Čia trumpa pertrauka, Romualdas Sauga keliauja į neutralų kampą. Čia medikas patikrins, ar viskas yra tvarkoj. Matome keletą svarbiausių faktų apie Edgarą Semionovą. Debiutavo šis vaikinas pačiame pirmajame UTME turnyre. Yra kilęs iš Italijos. Ir užkietėjęs titanietis, tai daug ką pasako. Na, aš nežinau, ar yra titanė sportininkų, kurie nebūtų užkietėję. Titaniečiai praktiškai visų jų veide. Tai yra parašyta. Aptvarkytas Romualdas Sauga, šiek tiek pristabdytas kraujavimas. Na dabar, Edgaras Semionovas turėtų rodyti tą charakterį. Pavyko pramušti varžovą ir vėl Džiabas. Džiabas labai gražiai lenda, kurie atlieka raudonasis ringo kampas. Dar pirštinių varžovai. Įdomu tai, kad Edgaras labai nemažą dalį atakų pradeda kojomis. Dabar jis jau gerai laiko atstumą. Gerai jaučia varžovą. Ir vėl Džiabas tiesa nuo galinės smūgiuoja dabar Semionovas. Ir tie Džiabai. Pamatė, kad lenda. Auga artimoje distancijoje, pabėga šį kartą Semionovas. Varžovo nosis prakirsta, kiekvienas smūgis priekinė ranka, kurį atlieka Edgaras Semionovas ir kuris yra tikslus, yra labai didelis žingsnis į priekį. Ir vėl, pajutėmis gražiai dirba ir kaip aš paga. Priekinė ranka mojuoja Semionov, puikiai supranta, ką reikia daryti dabar. Pabėg. Na, išeina, turbūt reikėtų sakyti, Romualdas Sauga iš jam neparankios situacijos. Ir antrajame raunde vėl. Geras smūgis šoninis, dabar kurį atlieka raudonasis ringo kampas. Vėl Džiabas. Na, neprisitaiko, auga prie tų tiesių smūgių, kuriuos atlieka Semionovas. Dabar į korpusą pataiko Romualdas Sauga. Ir vėl suktukas. Wow! Romualdas Sauga vėl pramuša praktiškai identiškai. Tuomet po to suktuko jis užbaigė ranką. Dabar užtenka pačio suktuko. Ir įdomiausia tai, kad ilgai ieškojo variantų, kuriais galėtų pramušti korpusą Romualdas Sauga ir pasirodo reikėjo suktuko. Neužteko smūgių rankomis. Čia dar dabar vėl galinė. Labai stiprus Romualdo smūgis. Toliau galima stebėti, kad daug akcentuotų smūgių atlieka mėlynasis ringo kampas. Spaudžiais dabar varžovą prie ringo virvių. Lieka jau tik 15 sekundžių antrajame raunde. Matuoja distanciją Semionovas. Ir vėl suktukas, tiesa, baigėsi antrasis raundas ir vėl jame Romualdas Sauga pasiekė knockdowną, nors pasižiūrėjus Romualdo veidą, smūgių praleista daug. Daug, bet randa kiekviename raunde savo raktą. Romualdas Sauga ir tikrai ganėtinai įspūdinga. Labai įdomu, kad dabar antrąjį raundą baigė, na, sakykime taip, suktuku pramušęs korpusą. Vėliau vis tiek kilo į antrą aukštą, dirbo rankomis antrame aukšte. Nebandė ieškoti smūgių kažkur į korpusą, negaudė kepenų, saulės rezginį neieškojo. Tas yra įdomus sprendimas. Pažiūrėsime, kuo trečiąjį raundą pradės Romualdas Sauga. Semionovui taip. Semionovas niekada neturėjo čia lengvų kovų. Visos buvo per charakterį. Baigėsi jos kaip baigėsi, tačiau visą laiką Edgaras Semionovas gaudavo priešininkus, kuriais turėdavo dirbti. Labai juodai dirbti. Aišku, dabar ir pirmajame ir antrajame raunde patirti knockdownai. Edgaras Semionovas sunčia į labai sudėtingą situaciją paskutinėjame raunde, tačiau matant, kiek žalos jis yra padaręs varžovui, mes galime tikrai tikėtis, kad čia viskas dar gali pakrypti labai įvairiai. Čia jau kitos kovos anonsas, jo pusės prieš Valčiuką. Matysime, manau, nemažai darbo rankomis ten, tačiau dabar dėmesys vėl į ringą ir ten. Romualdas Sauga ir Edgaras Semionovas. Skaičia smūgiais rankomis. Slysta Romualdas Sauga. Kiek sudrėkęs greičiausiai yra ringo kilimas. Trumpa pertraukėlė bus nuvalyta. Ir sutvarkyta visa situacija. Na, kovotojai turi akimirką poilsio.
Dabar galbūt pakalbėjęs apie tą suktuką, dabar galbūt ir suprantu, ką daro Romualdas Sauga, žaisdamas dabar tą žaidimą. Jisai priverčia Edgarą Semionovą visą laiką laikyti rankas aukštai. Ir atkreipkite dėmesį, kai Edgaras laiko rankas aukštai, visas korpusas atsidengęs, alkūnės labai plačiai laiko Edgaras. Ir artimoje distancija kelį. Pataiko Semionovas. Tiesus, tiesai kaktą. Turbūt sunkiausiai pažeidžiama veido dalį. Keletas laukikų, kaip matome, taip pat nusėdo ant priekinės Saugos kojos. Matosi ir tar ryškus paraudimas ten. Romualdo Augos kampe dirbantis Herkus Lukašiūnas, labai teisingas pastabas dabar dalino Romualdo Augą. Turėjo visą laiką šitą minusą Romualdas Auga, kuomet atakuoja, labai kiša pats galvos smūgiui. Nepatinka, tai Herkui Lukašiūnui jau kelias pastabas savo auklėtiniui yra pasakęs. Ar būtent tuomet tie Semionovo džabai labai dažnai pasiekia tikslą? Matė Edgaras Semionovas šį suktuką. Aišku, jėga buvo milžiniška, tačiau pro šalį. Ir Semionovas, na čia klinčio, čia nemuita. Čia pakirtinėti, štai taip tikrai niekas neleis. Ir čia galis, na, ne visai tikslus. Ir vėl priekinė ranka, Semionov. Daug sugėrė tų džabų Auga, tačiau atsakymų randa itin dažnai. Vėl keliauja kickboksininkai prie ringo virvių. Lieka kiek daugiau nei minutė. Pirmoji iš 10 šio vakaro kovų. Korpusą dabar jau Auga pramušė. Ir šoninis šiek tiek praslysta. Galimybė Semionovui buvo po tokio prasimetimo užatakuoti. Romualdas Auga referiui parodo, kad lyg buvo smūgis alkūne. Gauna įspėjimą iš Sauliaus Šeškevičiaus Edgaras Semionovas. Na ir dabar. Atsiprašo Semionovas. Kovos pabaiga. Gražiai, šoninis smūgis dirba dabar į korpusą. Pataiko Auga, vėl korpusas. Reikia išmušti. Puikiai po korpusą sudirbo Auga. Romualdas bando spausti varžovą iš paskutiniųjų jėgų. O Edgaras Semionovas turi kovos pabaigai, neatrodo, kad būtų nusėdusios jo baterijos ir čia gali tapti svarbiu jo pranašumu. Lieka 10 sekundžių. Paskutinieji bandymai pakeisti kovos likimą Edgarui Semionovo. Vienas pakitas, pagąsdinas ir gongas. 2 knockdownas vis dėlto sugėrė Semionovas šioje kovoje, taigi turbūt, net neturbūt viskas yra aišku. Ir viskas baigėsi. Ko puikiausiai Edgaras Semionovas žinojo, tik tai aš galvoju, kad pabus tam lemiamui šturmui kiek anksčiau, nelikus 30 sekundžių, bent jau minutį. Ir tikrai atrodė, kad ir rezervų jėgų tam jis turėjo. Taip, tai Edgaras Semionovas yra ta maža petarda, kuri ne vieną kartą bumteli, bet gali bumtelti trečiame raunde. To ir tikėjausi iš Edgaro, tačiau puikiai kova, puikus Romualdo Augos debiutas UTMA. Edgaras Semionovas kaip visada. Įstabus charakteris, čia pagarbą vienas kitam atiduoda kovotojai. Tikrai graži kova. Su pirma, taip, pradėti renginį, na, kiekvieno organizatoriaus turbūt sakyčiau svajonė. 2 knockdownai, 2 vyrukai, kurie nuo pat pirmosios kovos minutės pradėjo. Organizatorių svajonė, tačiau dabar šiek tiek įtampėlė kitiems, nes visi norės taipogi gerai pasirodyti tam, kad žiūrovai įsimintų, įsidėmėtų. Nenuleis kartelės, reikės Vilandai Valčiukui ir Modestui Juotpusiui. Semionovas ir Auga užkėlė gana aukštai svorio kategoriją iki 65 kg, tačiau kova buvo kieta, kova buvo su daug stiprių smūgių. Ir netrukus bus paskelbtas šios kovos laimėtojas, oficialiai jo bus įvardintas Romualdas Auga, kuris varžovas siuntė 2 kartus į knockdowną. Į ringą jau lipo Ignas Grinevičius, taigi perduodame žodį kolegai. Dar tik pirma vakaro kova, bet ringas jau pilnas kraujo. Už tai UTMA organizacija abiem kovotojams padvigubina honorarą už šią kovą. Vieno iš raundų rezultatas 10-9. Kitų dviejų 10-8.
kovoje nugalėjo mėlynasis kampas Romualdas Auga. Romualdas Auga, skelbiamas kovos laimėtojų ir Igno interviu. Ačiū fanai, ačiū žmonai, grįžti namo pas vaiką, myliu jūs. Tiek daug emocijų šakės. Kaip jautėsi lipdamas į ringą per savo debiutą? Ačiū savo komandai One Blood Gym, treneriui Herkui, Aiški, Nariui, ačiū visiems komanda. Be jūsų mes čia nebūtume, ačiū! O dabar klauskit. O dabar papasakok, kaip jautėsi debiutuodamas čia? Jaučiausi pakankamai užtikrintai, nes su treneriu labai daug dirbom. Labai daug. Visą tavo širdį atidaviau. Visi matėt, puikiai kova buvo. Sakiau, kad per atidarimo kovą bus ferverkų. Jų ir buvo pilna. Ačiū! Vakar per sverimus sakėjai, kad visos paslaptys bus atskleistos per kovą. Taip ir buvo, tiesą sakant, tos paslaptys tikrai padėjo. Kokios jos buvo? Tai matėt rankytės, galingas, matėt užširo, aišku, 100%, išpildėt nepavyko, bet ką padarėm, tą padarėm, nieko nepakeisi. Nieko keisti ir nereikia. Dar kartą, ponios ir ponai, Klaipėda, Romualdas Auga. Ir kaip girdėjome, organizatoriai turnyro taip pat įvertino šią kovą ir tikrai nusipelnė to. Romualdas Auga, nuostabi kova, nuostabi technika, tvirtas charakteris. Papuošė ultimį renginį, jo atidarimą. Šie du kovotojai, 30-metis Romualdas Auga ir atidavė duoklę treneriams. Net nebijoju, kad broliai Lukošiūnai padirbėjo su Romualdu ir tai matėsi ringe. Romualdas tikrai kiekvienoje treniruotėje, kiek žinau, atiduoda visas jėgas. Labai sunki tranzicija jo buvo iš karate į kickboksą, tačiau, dabar galime sakyti, sveikas atvykęs į šį pasaulį. Niekuomet tranzicija karatistams į kickboksą nebūna lengva, reikia be abejo stipriai perdėlioti savo kovos techniką, prisitaikyti prie visai kitokių kovos subtilybių ir mes matome, kad Romualdui Augai tai pavyko padaryti, nes, Edgaras Simonovas tikrai rimtas priešininkas, tikrai rimtas varžovas ir tai, kaip Romualdas Auga sugebėjo prisitaikyti prie jo, tarkim, buvo ta situacija, kai Semionovas džabais tikrai atakavo grėsmingai ir skaudžiai Romualdą Augą, bet tas suktukas, tas uširo, kurį vėliau pats Romualdas Auga akcentavo, buvo gražu. Buvo gražu ir dabar visiškai netrukus kelsimės pas Modestą Juodpusį ir Vilandą Valčiuką. Modestas Juodpusis taip pat čia iššoko labai greitai ir labai tikėtina, kad čia taipogi bus ferverkų. Ir čia pridėsime prie svorio kategorijos 28 kg. Iš to, ką matėme, buvo 65, dabar 93. Taigi gerokai daugiau ūgio, gerokai daugiau kilogramų. Ir netrukus Vilandas Valčiukas ir Modestas Juodpusis jau bus ringe. Kuris kovos pagal kickbokso taisyklės, labai bus įdomu pasižiūrėti, kaip seksis daryti jam tai. Modestas Juodpusis, beprotiškai intriguojantis ir įdomus kickboksininkas, kuriam debiutas susiklostė sunkiai, suteikė kažkiek ir psichologiškai Modestas tuomet. Dabar jo štai tokia kovos pradžia, Modestas Juodpusis ir pats spaudos konferencijoje kalbėjo, kad nepavyko parodyti, ką galiu prieš Saviną. Šiandien Juodpusis atrodo nusiteikęs maksimaliai, bet iš to įėjimo į ringą, ką matėme ir to, ką matome dabar, kovos pradžioje. Aišku, Valčiukos smūgių rankomis reikėtų saugotis beprotiškai, svorio kategorija 93. Vyrai iš Tomens ir iš Lemens. Kol kas tempą diktuoja Modestas Juodpusis. Kaip ir minėjai, Tautvydai visą laiką pripažindavo Modestas tą faktą, kad ringe niekada nesugebėdavo greičiausiai atsiskleisti, nes visą laiką užsidarydavo psichologiškai. Šiandien dar vienas išbandymas. Ir vėlgi tai yra kickboksininkas su labai didelėmis galimybėmis sutvarkyti tuos dalykus, apie kuriuos kalbame, aišku, 30 metų. Pikas, metas rodyti save. Modestui Juodpusiui varžovas labai tvirtas fiziškai. Labai gerus smūgius turintis rankomis, natūralu, boksininkas.
Gerai. Matuoja atstumą Juodpusis. Keliu. Labai sausas, Modestas Juodpusis, tai irgi galima atkreipti dėmesį. Svorio kategorija iki 93 kg, ūgis jau 1,97 m ir čia labai stiprus smūgis galinė ranka, kurį atlieka Valčiukas. Aišku, galima atkreipti dėmesį, kad ir pats Modestas Juodpusis treniruojasi pas Ąžuolą Zubę. Taip, kas nežino, tai puikus boksininkas ir puikus net nebijojo treneris. Prisitaikė šiek tiek Valčiukas prie Modesto, sakyčiau, to pasiūlyto tempo. Dabar jau jis pats dirba pirmų. Gerai, nusilenkė Juodpusis, man pavojingo, smūgio galinė ranka. Metas į priekį. Galingai smūgis Valčiukas. Kelias. Puikiai Valčiuko gynyba, labai sunku kažką tam pramušti, surasti tų silpnų taškų. Puikiai gynyba ir kiek drąsos Valčiuko kiekviename žingsnyje į priekį. Žino greičiausiai, kad pasitiks keliu būtent Modestas Juodpusis, tačiau Valčiukas tik į priekį ieško kiekviename žingsnyje. Smūgį čia dešinė vėlgi pataikė. Ar yra toks dalykas kaip smūgių tolerancija? Akivaizdu, kad Modestas Valčiukose turi neįtikėtinai didelę. Pakirsti šį kovotoją labai sudėtinga. 25 sekundės iki pirmojo raundo pabaigos. Aišku, matosi, kad Vilandui Valčiukui gintis nuo kojų laukikų yra gana sudėtinga. Juolab, kai Modestas juos smūgiuoja tikrai kokybiškai. Prasimeta. Čia. Tiesą pasakius, sunku pasakyti, kas dabar ant ringo ten valiojasi po Valčiuko smūgio. Galingi smūgiai raundo pabaigoje. Įdomu. Taip paprastai pasakius, įdomu tai, kas dėjosi pirmajame raunde. Ir iniciatyva iš vieno, sakyčiau, keliavo į kitą jau raundo eigoje. Taigi mūsų laukia net nebėjo dar du dinamiški šios kovos raundai. Kol kas kažką prognozuoti labai sudėtinga. Ir įdomiausia tai, kad teko kalbėti su Modestu prieš kovą. Šiai kovai pasirašė Juodpusis labai greitai, net neklausdamas, kas bus priešininkas, tiesiog ėmė ir sutiko kautis, net nesidomėjo su kuo, kaip ir Tautvydai minėjai, reikia kovų, reikia daug praktikos, reikia savo piką išnaudoti. Na, tai tikrai yra labai aukšto lygio kovotojas, tekia matyti ir jo treniruotės, tekia matyti, ką šis žmogus gali ir susavinus tikrai neparodė savęs UTMA turnyre, kuris vyko Kaune. Dabar pirmajame raunde mes jau pamatėme aukšto lygio kovą ir džiugu, kad Valčiukas taip pat debiutuoja galingai. Manau, turėsime dar vieną labai įdomų veidą į UTMA organizaciją. Jo, kad, svorio kategorija 93 kg. Dinamika kovos, eiga jos mums buvo pasiūlyta labai aukšta. Gerai, kojomis dabar dirba Juodpusis. Kokia distancija jis, kokias ilgas rankos, koks ilgas vikspenas, kurį turi Juodpusis. Sunku turėtų būti prieiti prie jo. Taip, artimoje distancijoje Juodpusis, aišku, dirbti nenori, keisti smūgiais šalia, būnant neparanku aukštesniam Modestui. Tipais dabar prilaiko varžovą Juodpusis. Čia mums yra priminami faktai apie Vilandą Valčiuką. Taip, UTMA debiutas ir jau dabar galime sakyti, kad tikrai įspūdingas. Ir, pasakyti, kad tai yra boksininkas, tai pasakyti labai mažai. Tai yra Lietuvos čempionas, tai yra gausybė kovų bokso mėgėjų ringose turėjęs kovotojas. Čia smūgis iš apsisukimo, techniškai, tikrai labai techniškai atrodo. Juodpusis tęsia tą iškrito dantų apsauga, bet ir vėl Modestas Juodpusis Mažeikiškis demonstruoja mums su savo universalumą. Planas patikėtas, kaip matėme treneriams, ir kai tas treneris yra Ąžuolo Zubė, tikrai galima pasitikėti jo patarimais. Dantų apsaugą pameta po šio epizodo Valčiukas. Iš karto suskubo rodyti, kad nereikia jokio knockdowno nėra, tiesiog dantų apsaugą pamečiau, viskas okei, galim savyti laiko, bet knockdowno neskaičiuojame.
Ir vėl pataiko jo pusis smūgius. Vėl jis aktyvus, vėl jis labai tikslus. To jam išties trūko pirmojo kovoje, dabar ir vėl. Smūgis į korpusą koją, buvo tikslus, aišku, šioje kovoje, kurioje 93 kg. Pirmauti taškais dar gali nieko nereikšti. Vienas smūgis ir kova gali baigtis anksčiau laiko. Puikiai suprantame, kokias jėgas savo kojose ir rankose turi šie du boksininkai. Ir vėl, tipus labai gražiai mėto jo pusis. Ir be abejo džabai. Tiesius smūgiai ranka. Ir vėl. Lieka 40 sekundžių antrajame raunde. Ir labai svarbu, kad girdi Modestas Juodpusis trenerio patarimus. Iš karto reaguoja į patarimą, bekvistas smūgis iš apsisukimo ranka ir limpa. Reikalauja susprogimo iš Modesto. Kiek energijos turi tokie smūgiai, jie reikalauja labai daug jėgos. Panašu, kad fiziškai pasiruošę šiai kovai Modestas yra įspūdingai. Man tiesiog atrodo, kad Modestas niekada tos formos nepraranda, jis nuolat išlaiko. Dabar taip. Galbūt švaistytis tiek daug nereikėtų. Čia jau... Bet jisai puikiai supranta, greičiausiai supranta ir jo ringo kampas, kad ginklas, vienas iš pagrindinių šioje kovoje yra kojos. Ta Modestas bando išnaudoti trečiajame raunde. Taip, fiziškai bus sunku, tačiau abu energijos ir jėgų atidavė vienodai daug. Ir antrajame raunde iniciatyva jau buvo ryškesnė. Dabar Valčiukų reikia idėjų. Tiems, kas mažiau susipažinę su koviniu sportu, galima pasakyti, kas ten per procedūros daromos ringo kampe. Tai tiesiog paprasčiausias vazelinas, kad smūgiai praslystų, kad būtų slidesnis veidas ir neužstriktų smūgis, neplėšytų, kaip sakant, antakio, neplėšytų skruosto. O čia gražiausi antro raundo vaizdai, o jų buvo daug. Na ir smagu, kad Valčiukas taip pat, aišku, nėra kojos stipriausia pusė, bet bando vieną kitą smūgį koją taip pat užakcentuoti. Kalbant apie boksininkus, perėjusius į kickboksą arba muay thai, mes turime jutimėjai geriausią pavyzdį, tai Vitą Karosą, kurio tiesiog tranziciją galime stebėti kiekvienoje kovoje, kaip Vitas progresuoja. Ir vėl smūgis galinė koja. Protingai dabar dirba Modestas. Valčiukui reikia spausti. Valčiukas neturi iš esmės kur trauktis. Šio raundo metu ir vėl apsisukimas. Gerai nusilenkė nuo mėlyno ringo kampo smūgio Juodpusis. Oi gražiai. Tie laukikai į raumenį. Dabar į vidinę kojos dalį. Valčiukas kol kas visą kovą sugeba vesti vienodu ritmu. Štai taip pat galima pagirti, dabar spaudžia Modestą Juodpusį vėlgi. Galima tik pasikartoti, kad šioje kovoje viskas gali baigtis po vieno smūgio ir tai būtų visiškai manoma. Ta kova, kuri laukia mūsų po to, Danila Matyukov prieš Mantvydą Perenį, tačiau dabar dėmesys į paskutinėsis lemiamas minutės šioje kovoje. Žaidėjo ataką keliu Juodpusis. Labai gražiai išeina iš nepatogios situacijos iš kampo Juodpusis. Kojų darbas, judėjimas kojomis. Solidu. Daugiau negu minutė lieka iki kovos pabaigos, Valčiukas toliau spaudžia. Taip metas į priekį Valčiukas. Bando Juodpusis į korpusą. Artimoje distancijoje be abejo sunku veltis ir nepatartina Juodpusiui.
Trečiame raunde daugiau netikslių smūgių matome, aišku, ir Nuovargis tam turi įtakos. Tiesa, nereikia pamiršti, kad ir gynyba. Kai atsiranda Nuovargis, dažnai suprastėja, dėl to viskas tam padarė grėsmingiau. Tikrai įspūdingai Valčiukas darbuojasi gynyboje, kaip mato ir skaito praktiškai viską, ką pasiūlo Modestas Juodpusis, netgi tuos pavojingus kelius. Tikrai Valčiukas mato ir pasitinka. Galbūt keli buvo, kur nespėta, tačiau tikrai palyginus pagal tai, kiek Juodpusis tų smūgių ir spyrių išleido. Wow. Sunkiausia turbūt gintis buvo nuo laukikų iki šios akimirkos. Na, mes matome ir to rezultatą ant Valčiuko kojų, taip pat korpusas šiek tiek pažeistas. Galima sakyti, kad šita kova Modestui Juodpusiui bet kokiu atveju daug sėkmingesnė, daug efektyvesnė, nei kad buvo su Savinu, laukiame rezultato. Jis bus paskelbtas jau visai netrukus. 93 kilogramai kickbokso taisyklės. Na, Rolando Valčiuko debiutas, Juodpusio antrą kovą UTME ringe. Netrukus šios kovos nugalėtojas bus įvardintas oficialiai, priminsime, trečioje kovoje. Danila Matikov prieš Mantvydą Perednį. Na, o dabar Ignas Grinevičius su rezultatais rankose. Jeigu jų nesuklastos, teisingus paskelbs netrukus ringe. Arba nepames bekeliaudamas į ringą. Užduotis atsakinga, užduotis rimta, bet pasitikime Ignu, kad su juo bus susitvarkyti ir laukime jo žodžio. Mes žinoma jau turime šios kovos nugalėtoją. 10-9, 10-9 ir 10-9. Visose trijuose raunduose pergalę, kaip ir kovoje, iškovojo raudonasis kampas Modestas Juodpusis. Modestai, taisosi tavo rezultatas, UTME ringose pirmą pergalę, kaip jautiesi? Jaučiuosi labai gerai, rezultatas pasitaisė, bet pats judėjimas dar matomai nelabai ne. Reiškės, šiandien pertrauka, rytoj salė. Ir kas toliau tavo karjeroje? Nepradėsiu sakyti, kad belekas, bet kas. Koks skirtumas tarp beleko ir bet ko? Jokio forma čia, aišku. Nėra skirtumo su kuo, svarbu kovoti. Jeigu degi, eini kovoti. Jeigu nenori kovoti, tai ir nekovoji. Ką man siūlo, ką duoda, su tuo ir kovoju, su tuo ir kovosiu. Kalbant apie degimą, ar turi kokią slaptą svajonę prieš ką nors pasikurt? Nešoksiu aš virš bambos. Sakau, bet ką, Viktorai, bet ką ir važiuojam. Aš stengsiuos, daug darbo įdėsiu. Kaip sakiau, aš esu biškitas, kur man reikia daugiau laiko įdėti ir darbo, kad gautus geresnis rezultatas. Bet aš noriu to jau grįžti vėl į salę ir pradedu dirbti dėl geresnės ateities. Viktorai, bet ką arba bele ką? Ačiū. Ačiū Modestai. Modestas Juodpusis, mūsų antrosios vakaro kovos nugalėtojas. Manau, jau artimiausių metų sužinosime, kas gali būti tas bet kas ar bele kas, nors Juodpusis savo gana savikritiškas po šios kovos, o mes su Mantu turbūt pagirsime. Modestą už šį kovą pagirsime ir Rolandą Valčiuką. Mums buvusiam šalia ringo tikrai patiko, ką pademonstravo šie sunkaus svorio kickboksininkai. Buvo ir techniška, ir stipru, ir kokybiška. Greičiausiai reikėtų pirmiausia pagirti Valčiuką, nes Modestas Juodpusis nėra saldainiukas, tiesiog padėtas ant ringo, išdrįsti eiti, žinant, kad susitinki ringe su kovotojų krepšininko ūgio, irgi yra reikalų. Taip pat Modestas Juodpusis reikia pagirti už visą atsidavimą, už tai, kiek kovotojas atiduoda už kadro, už to ringo. Tikrai puikiai save supranta, kaip pats Modestas sakė, aš turiu mažiau talento, bet už tai aš atidirbu. Ką tik paminėjai, kad su krepšininku ūgiu, tai pagalvojau, galbūt Modestas Juodpusis aukščiausias žmogus arenoje ir kaip tik pasižiūri mums po kairį Martynas Pacevičius. Taigi Modestai dėja niekaip yra aukštesnis, bet tarp kovotojų Juodpusis šiandien aukščiausias, bent jau tiek. Na, o dabar netrukus trečioji šio vakaro kovoje Evaldas Beleiš.
Danilą Matiukov prieš Mantvydą Perednį, ten jau šiek tiek į priekį pasižiūrėjau. Matysime be abejo vėliau Redvaldą Beleišį prieš Davidą Jemeljanovą. O dabar kickboksas 75 kg. Vėl gana skirtingų ūgių kickboksininkai. Matiukov bus gerokai aukštesnis už Perednį. Bet Perednis žmogus charakteris. Kiek su kuo kalbu, papasakokite, sakau man kažką apie Perednį daugiau. Visi kaip susitarę. Charakteris. Žiūrėsime, kas iš to charakterio bus šioje trečioje kovoje dabar. Dėmesys jau į ringą, dėmesys į Klaipėdos Švyturio areną ir pakviesti bus kovotojai visai netrukus. Varžovas Mantvydas Perednis, 14 cm skirtumas tarp šių dviejų kickboksininkų aukštesnis. Be abejo, Danilą Matiukov, atstovaujantis Find Your Strong sporto klubą, šalia ten ir Martynas Danius, kurį taip pat šiandieną matysime ne tik šalia ringo, bet ir jame. Tai be abejo, tarp paskutiniųjų vakaro kovų čia Perednis, Titano atstovas, labai tvirtas, fiziškai labai stiprius smūgius smūgiuojantis kickboksininkas ir štai kokia kovos pradžia. Reikia pristaikyti prie varžovų agresiją, sakyčiau, Danilai. Labai lengvai priartėja Mantvydas Perednis prie varžovo. Po pirmos Perednio atakos Matiukovas dar pabandė šypsotis, vėliau po trečios šypsena matome jau dingo, dabar jau reikės darbuotis. Ir vėl labai galingai smūgiais į priekį metasi Perednis. Kol kas kovos pradžia. Kovos pradžia titaniečio rankose. Įtvesdį smūgiuoja smūgiais per korpusą, kyla į viršų. Danilai nepavyksta laikyti atstumo. Arti prisileidžia į Perednį, kuris, žuvis vandenyje, jaučiasi štai taip, kai gali artimoje distancijoje smūgiuoti rankomis. Galbūt po truputėlį jais Danilą Matiukov į kovą, suras savųjų būdų. Dabar, vat ir bandymas iš jo sėkmingas. Galinė ranka pasiekė Perednio galvą. Ir vėl sėkmės buvo. Dabar tik klausimas, kiek Perednis bus pasilikęs tos energijos. Daug sprogo. Ką tik pamatėme ir vėl sprogimą ir vėl tas pats. Ir vėl limpa. Atkreipkite dėmesį, kokie tikslūs laukikai po dviejų smūgių rankomis. Dvi atakos šilės vienodos ir buvo sėkmingos. Dar ir į korpusą iš apsisukimo, aišku, kaip Mantas ir pastebėjo. Tokiu tempu visą kovą vesti Mantvidui Peredniui gali būti sudėtinga. Dabar greičiausiai ir skirtos tos akimirkos. Šiek tiek trumpam poilsiui. Matiukovas, taip, matėme jau tą situaciją, pabando tai išnaudoti savo atakoms. Tačiau, kai Perednis užsikuria, Matiukovas galvoti gali tik tai apie gynybą. Ir gintis nuo Perednio atakų sekasi sunkiai. Puikiai, pirmų numerių įpratęs Mantvydas Perednis be abejo dirbti, pirmų numerių spausti, varžovus toks kovos stilius. O čia kelias, kurį sėkmingai realizuoja dabar Danilą Matiukov. Korpusą dabar jau pradėjo geriau dengti Danilą Matiukov. Mėlynas ranka kapas. Pirmo raundo pabaiga. Labai daug tų smūgių dabar per vidinę kojos dalį atlieka Perednis. Aktyvesnis, veržlesnis, tikslesnis. Pirmajame raunde buvo Mantvydas Perednis, 28 metų Titano Gym kickboksininkas. Žiūrėsime, kaip toliau vystys šios kovos eiga. Na, sakykime taip, pripažinkime greičiausiai, Danilos Matiukovo dar šioje kovoje mes nematėm. Kol kas Perednis pirmaisiais smuikais visą iniciatyvą perėmės į savo rankas ir galbūt pajuokausiu, bet Romualdas auga su Uširo, tarsi pakėlė kartelį. Dar nėra ne vienos kovos, kurioje mes nebūtume pamatę Uširo arba suktuko, kaip mes esame įpratę jį vadinti. Čia dabar galima atkreipti tuos stiprius Mantvydo Perednio smūgius į korpusą ir, matosi, kiek tikslių smūgių pataikė Perednis vien pasižiūrėjus į Danilos Matiukov korpusą. Peredniui nieko keisti nereikia.
Klausimas tik, ar gali jis visą kovą išdirbti taip, kaip dirbo pirmąjį raundą. Nes energijos tam reikia beprotiškai daug. Ir vėl metas į priekį ir vėl tas laukikas, galinė koja, priekinė varžovo koja, dabar į šarinę jos dalį. Paslydo be abejo čia Mantvydas Perednis. Metas į priekį jis, galingas smūgis, dešinė ranka. Čia ir bandymo šienauti varžovai per kojas. Matikov matuoja, stumą matuojasi. Distancija iki varžovo ir štai taip, kelia koją jis. Turi tikrai savo arsenale pakankamai ginklų Matikov. Čia vėl smūgis į korpusą tikslus. Po alkūnę tiesiog lenda tie Perednio smūgiai. Dabar jau geriau kojomis šiek tiek prisitaiko prie varžovo Matikov. Du smūgiai priekinė ranka. Ir bando vietinę publiką užkūrinėti Danilą Matikov. Tiger Strong, klubo atstovą. Ir tie laukikai nebe tokie tikslus. Ir šiek tiek galbūt sėda Mantvydas Perednis. Ir tai jausdamas Matikovas automatiškai bando savo tempą, atrodo distancija jau supasimatavo. Juolab, kad antrasis raundas dar dabar tik į pusėje. Ir čia smūgis keliu. Pataiko kairę. Prisitaikė prie Perednio Danilą Matikov. Atlaikė tą jo pirmąją bangą. Ir vėl Perednis suranda savyje rezervą. Dar viena sėkminga jo ataka. Čia kol kas nieko itin tikslaus. Dabar Danilą Matikov. Priekinė ranka, šoninis smūgis. Perednis vėl. Suktuką pabandė. Ieško smūgio keliu. Danilą Matikov. Perednis faktas, kad nenori dirbti iš toli. Nori dirbti arti. O, papa. Į korpusą daug. Ir antrajame raunde daug smūgių tikslių. Ir į priekinę koją be abejo. Praktiškai nematome, kad Matikov nusiblokuotų. Atsitraukti, dar atšokti, karts nuo karto pavyksta, tačiau tų limpančių smūgių gerokai daugiau. Keliai yra tas ginklas, kurio naudojasi klaipėdietis. Ir čia galimybė galbūt pakreipti antrojo raundo likimą. Kad priešininkas atsigula, atsiremia į ringo virves, tai jaučia tą, ir sugeba užgulti visą masę, visų svorių. Tarsi prispausti ir neišleisti nuo ringo virvių. Tiek, kiek pats leis, tiek priešininkas atsirauks nuo ringo virvių. Tikrai įspūdinga jėga ir kol kas ištvermė, tikrai, kurią demonstruoja Perednis. Tiesa, antrajame raunde jau geriau, tikrai geriau atrodė Danilą Matikov, nei kad pirmajame, jeigu lyginsime jį patį su savimi. Nori publikos palaikymą be abejo Danilą Matikov. Reikia išnaudoti ir tai, kovojant prie savų žiūrovų, prie savų sirgalių. Perednis taip pat bando pasisemti tos energijos. Labai daug Mantvydo smūgių kojomis. Daug jų tikslių. Danilo priekinė ranka. Perednis trumpina kombinaciją, susidaro įspūdis toks. Tiesiais, dabar smūgis 1-2. Ar praktiškai kiekvieną ataką pavyks tam užbaigti smūgių koja. Galingas, Danilos Matikov smūgis galinė ranka, Perednis eina į artimą distanciją.
Po varžovo alkūnėmis bando kišti rankas. Ir vėl į priekį Mantvydas Perednis. Alinanti kova. Titanas Žym sportininkui. Būtų įdomu sužinoti tikslę statistiką, kiek smūgių Mantvydas Perednis pataikė priešininko priekinę koją. Gausybė. Ir greičiausiai šis klausimas bus labai aktualus, kai mes išgirsime rezultatą, koks jis bebūtų, kartais iškyla tos diskusijos. Tai kaip čia laimėjo, mums atrodė tas geriau ir geriau, tačiau mes pamirštame, kad kai kuriuos smūgius reikia skaičiuoti, kurie galbūt nėra tokie efektingai atrodantys žiūrovo akimis, tačiau viskas yra skaičiuojama. Ir tie smūgiai į kojas, jų buvo labai daug, kurios atliko Mantvydas Perednis. Eina vėl į priekį kaunietis. Aukštai dar sugeba kelti koją vietinis klaipėdietis Danila Matikov. Lieka jau tik 30 kelios sekundės. Ir dabar vėl momentas, kai kaip dieninėje dalyje, sakė Ignas Barysas, reikia širdelės. Reikia įdėti širdelę tiek vienam, tiek kitam. Ir Perednis spaudžia varžovą prie ringo virvių. Jo smūgiai galbūt nebe tokie stiprus, tačiau jie vis tiek vienas po kito, tarsi užsuktas, tarsi mašina, dirba Mantvydas Perednis. Ir mes kalbame trečiajame raunde. Tai tiesiog, kai tu turi gaudyti tuos smūgius, kurios priešininkas tiesiog leidžia, tu neturi kaip kontratakuoti, tai yra tiesiog, atsiduri tarsi neprisegtas karuselėje. Tai jausmas, kurį patyrė Matikovas, nėra pats smagiausias. Ir šypsena Misiūno veide. Pažiūrėsime, ar ta šypsena nedings, išgirdus teisėjų sprendimą, aišku. Jie skaičiavo visus smūgius, jie vertino visus 3 raundus. Mantvydas Perednis prieš Danilą Matikov. Labai teisingai pasirinko kovos taktiką, sakyčiau, kovos stilių. Mantvydas Perednis paskaičiavo jėgas, paskaičiavo kaip reikia dirbti su gerokai aukštesniu už save varžovu. Ir dabar Ignas Grinevičius jau ruošiasi žengti į ringą ir paskelbti šios kovos nugalėtoją, taigi laukiame jo žodžio. Šioje kovoje jau turėjome ir teisėjų sprendimų išsiskyrimų, žiūrint į raundus. Pristatau jų rezultatus. Pirmąjį raundą rezultatu 10-9 laimėjo Mantvydas Perednis, raudonasis kampas. Antrąjį raundą rezultatu 10-9 laimėjo mėlynasis kampas Danila Matikov. Trečiajame raunde rezultatu 10-9 pajėgesnis buvo ir šią kovą laimėjo raudonasis kampas Mantvydas Perednis. Mantvydas Perednis laimėjo laukikais. Turbūt tai galime užakcentuoti. Antrąjį raundą teisėjai skyrė Danilai Matikov ir mes kovos metu taip pat kalbėjome, kad tai žaidime kitokį stilių. Mano kolegos komentatoriai, komentuodami kovą UTMA.lt, sakė, šitas žmogus yra žmogus charakteris. Reikėjo charakterio ir jį parodė. Trečias raundas tai buvo iš charakterio, nes jėgų visiškai neturėjau. Tiesiog girdėjau, treneris rėkė, jau priekį ir nieko negalvojau. Ką galvojai po kovos? Kur buvo tavo pranašumas? Galva trečią būtent raundą ir paėmiau už to charakterio, nes viskas skaudėjo, pavargęs, bet stengiausi neparodyti ir eiti priekį. Dabar UTMA organizacijų 2-1 jau teigiamas rezultatas, žiūrint į pergalės ir pralaimėjimus. Kaip ir visų klausiu, kas toliau? Averlingis, tik Averlingis. Vaikui praeitą kartą leidau laimėti, šį kartą nebeleisiu. Viskas aišku. Ačiū tau. Tai yra Mantvydas Perednis, trečiosios mūsų kovos nugalėtojas. Jeigu mes kalbame apie charakterį, reikėtų priminti greičiausiai tą faktą, kad vakar Mantvydas Perednis į
Žiūrovams skirtas svėrimų ceremonija, atvyko, pasisvėrė, pakalbėjo, išvažiavo tiesiai į gedulingus pietus, nes vyksta labai paprastas dalykas, laidoja močiutė Mantvydas Perednis ir aš taip įsivaizduoju, kam yra skirta yra ši pergalė ir iš kur šiandien tas charakteris trečiajame raunde. Taip, reikia charakterio, reikia susitvarkyti su savimis, su emocijomis tokiose situacijose ir Mantvydas Perednis tai padarė. Sveikinimai jam su pergalė, sveikinimai jam sugrįžus į pergalių kelią. Tikrai buvo smagu ir gražu žiūrėti, ką jis pademonstravo šiandien. Tos degančios akys, tas užsispyrimas, laikytis kovos plano, laikytis savo idėjų, laikytis savo stiliaus ir mušti. Mušti kojomis kiekvienos atakos pabaigoje. Na, tai ir buvo turbūt tas raktas į pergalę. Danilą Matikov galime pasveikinti ne su pergalė, bet su gražiu debiutu. Pergalės ateis. Gražus debiutas, o mes turim tokią jau praktiką, jau žinome, kartais būna pralaimimos kovos dėl vienos priežasties, pramiegamas pirmasis raundas. Galbūt čia buvo ta klaida, kur tiesiog galbūt per daug laiko buvo skirta žvalgybai, galbūt pasižvalgyti norėjo, tačiau Perednio planas buvo kitoks. Taip, galbūt vienas raundas atiduotas, tačiau pirmasis raundas buvo tas lemtingasis. Ir pažiūrėsime, ar kitoje kovoje Kajus Žiobo žadintuvą sugebėjo nusistatyti pirmajam raundui, kadangi jo laukia Tomas Banskis. Žmogus jau turės vieną kovą UTMI organizaciją ir žmogus, apie kurį kalbama labai daug, kaip apie itin perspektyvų, kaip apie vieną talentingiausių mūsų šalies kovotojų. Kajus Žioba prieš Tomą Banskį jau kitoje kovoje 2 17-mečiai, 2 vienodo ūgio sportininkai ir jų kova jau visai netrukus. Taigi likite be abejo su UTMI.lt. Vakaras, ponai ir ponios, dar tik įsibėgėja. Tomas Banskis, kylant iš šios sporto klubo, kovinio sporto žvaigždė ir jo varžovas Kajus Žioba, Iron Sky. Sportininkas abiems jiems yra po 17 metų, abiejų ūgis 1,87 m, svorio kategorija 81. Artimoje distancijoje kova nevyksta, čia Banskis koja. Aukštais padirba. Dabar tipas rodo savo universalumą smūgiuodamas kojomis Banskis. Kajus Žioba. Ir Banskio kojos ir čia smūgiai viskas nudaunas, o gali būti tik ir nokautas. Na taip, Banskis favoritas ir jis tai įrodinėja jau pirmajame raunde. Viskas. Viskas, Banskis, pirmas raundas, 15 sekundžių, 50 tiksle. Ir Muay Thai imperijos atstovas švenčia pergalę, ten ir Dominikas Dirksti šalia ringo sveikina savo bendrą klubį. Stipru. Įspūdingiausia tai, ką spėja treneris patarti Tomui Banskiui, tik tai prasidėjus kovai, nesimušk. Bet mušėsi. Bet mušėsi pavyko. Įspūdingas high kickas ir viskas baigta. Na, nebereikalo, tikrai kalbėjome tiek daug apie Tomą Banskį, kaip apie vieną įdomiausių kylančių Lietuvos kickboksininkų. Ir pripažinkime tą faktą, kad Muay Thai imperija pildo savo pažadus. Šiandien kol kas viską laimi. Toks buvo pažadas. Iškeliauja iš ringo Kajus Žioba. Čia sulauksime, kada bus pakelta Tomo Banskio ranka į viršų. Žodis Ignui Grinevičiui. Viskas daugiau nei akivaizdu. Šios kovos nugalėtojas nokautų raudonasis kampas Tomas Banskis. Užtikrintai kažkaip. Nu, taip ruošiame stipriai, sunkus darbas duodu savo. Ne per greit, nenorėjai dar pasilinksminti. Kokią kovą, iš tikrųjų ačiū priešininkui, kad sutiko. Čia iš tikrųjų gal nežinau, sunkaus darbo, kaip ir sakau, atpildas. Tavo sunkus darbas, kur tave nuves toliau, kaip manai? Žiūrėsim, viskas ateity. Aš nieko negaliu nuspręsti. Aš kiekvieną dieną einu į salį, sunkiai sportuoju, tėvai daug darbo įdeda, visi daug darbo įdedam ir ką, pažiūrėsim, kas bus. Girdžiu ir jaučiu, kad Klaipėda tave myli. Ką norėtum pasakyti Klaipėdai? Ačiū visiems, kas susirinkot. Iš tikrųjų, jūsų palaikymas labai svarbus. Ačiū visiems. Ačiū Tomai, Klaipėda.
jūsų Tomas Banskis yra 4 mūsų kovos nugalėtojas, kuris nori pridurti dar vieną kitą žodį arba linkėjimą. Visiems siūlau pasportuoti Muay Thai imperiją. Daug sportuosit, pasieksit tokį rezultatą kaip ir aš. Ačiū Tomai, jūsų dėmesiui dabar gražiausi kovos epizodai, o mes sugrįšime į UTMA ringą dar 6 kovoms po trumpos pauzės. Kaip manai, man tai mes dar galėtumėm tokį rezultatą, kaip Tomas Banskis pasiekti? Sakė, jeigu sportuosit, pasieksit. Tai reikia nuvažiuoti į Muay Thai imperiją, bent vienai tai treniruotėjai užsirašyti. Tiesą pasakius, 17 metų Tomui Banskiui ir aš prisimenu vieną žmogų, kuris irgi buvo labai panašaus amžiaus ir labai panašiai kalbėjo, dabar jis kiek vyresnis yra. Jis iki šiol daug kalba, bet gerai tai daro, parduoda arenas ir jie sportuoja tam pačiam klube ir mes šį vakarą jį dar pamatysime. Labai panašiai kalba Tomas Banskis, būdamas tokių metų. Tai. Pasitikintis savimi, ne tik ringe, bet ir su mikrofonu rankose, akivaizdu Banskis. Tas pasitikėjimas nebereikalo. Tai yra žmogus parodęs. Žygiuojant jiems link ringo, mūsų ekranuose šmėstelėjo Ramūnas Vyšniauskas, sunkiai atletis Klaipėdietis ir pagalvojau, Kaunas turi Adomą Vyšniauską, Klaipėda turi Ramūną Vyšniauską, tik tikiuosi niekas su dainuojančiu Ramūnu į ringą nežengs. Žinok, nenustepčiau, jeigu tai nutiktų, tačiau grįžtame į ringą. Ir Deividas Jemeljanovas praėjusioje kovoje pademonstravęs puikų sugrįžimą į didįjį ringą. Jo kova su Ryčiu Vaitkevičiumi man buvo tikrai viena įdomesnių ir viena smagesnių stebėti. Ir Deividas Jemeljanovas parodė, kad vis dar turi labai daug parako savyje. Šiandien jo varžovas čia Klaipėdoje Evaldas Beleišis ir kaip stipriai smūgiuoja koja dabar Deividas. Raudonajame ringo kampe galima priminti. Deividas Jemeljanovas, mėlynajame Evaldas Beleišis. Svorio kategorija 86 kg. Evaldui tai yra debiutas UTMA ringe. Aukštesnis 5 cm. Oi, kaip lypo, oi, kaip skaudžiai, laukikas. Ką išdarinėja Deividas Jemeljanovas, artėja audra, ruoškite skėčius, tai tie skėčiai kojų nesaugo. Ringo kampe dabar Beleišis išjoja, Jemeljanovas net nesirengia savo priešininko paleisti. Ir nepaleis, akivaizdu, smūgių jėga, ringo kontrolė, viskas šiuo metu priklauso Deividui Jemeljanovui. Dar smūgis į korpusą, Beleišis bando išeiti. Kaip atkirta priekinę koją Deividas Jemeljanovas. Klaipėda siautėja, Klaipėdos uraganas Viesulas, Deividas Jemeljanovas. Antra kova UTMA ringe, antras įspūdingas pasirodymas kol kas ir Beleišis pakils. Ne, viskas. Jeigu su Ryčiu Vaitkevičiumi buvo galima sakyti graži lygi kova, čia vieni vartai. Na taip ir, greičiausiai režisieriai mums parodys, kaip atrodo. Evaldo Beleišio koja, šlaunis, kokia mėlynė. Tenais jau yra. Man tai... Mes matom tai iš gana arti, dabar mato ir transliacijų žiūrovai. Štai dabar. Štai taip, visiems tiems, kas sako, kad laukikai yra nesąmonė, jūs dabar įsitikinote, kad taip nėra ir tai yra labai galingas ginklas. Laukikai yra ginklas, kuriuo šiandien galima sakyti laimėti antrą kovą, jeigu Mantvydo Perednio kovoje ten buvo taškai, surinkti laukikai čia pasimta pergalė ir nokautuotas varžovas smūgis į kojas. Kiek jėgos tose laukikose turi sukaupęs Deividas Jemeljanovas ir tai žmogus mėgstantis smagiai pakalbėti, manau, su mikrofonu išgirsime kažką įdomaus. Žodis Ignui. Klaipėda. Šios kovos nugalėtojas nokautų yra Deividas Jemeljanovas. Raudonasis kampas. Deividai, Klaipėda tau skyrė daug balso. Kokius žodžius tu skirsi Klaipėdai? Sveiki! Dėkui iš palaikymą. Palanga, Klaipėda, visi dėkui labai, ačiū. Greitas, antra jau tokia greita kova šiandien. Kokių paslapčių dėka toks greitas šį kartą? Javas žadėt neliepia greit pabaigti. Turim išvažiuoti. Neturiu laiko iš tikrųjų ilgai žaisti.
Ką po to? Dabar išvarysiu mėnesiukui palsėt, kur šilta ir malonu, o manau susimatysim balandžio mėnesį, jeigu suteiks galimybę. Lauksim tavęs ringe balandį. Klaipėda, tai buvo Deividas Jemeljanovas. Nežinau kaip tau, man taip pat man ir Klaipėdai šiandien ir šilta, ir malonu, ir tikrai įdomu. Dar viena kova pasibaigusi pirmajame raunde. Banskis užbaigė savo kovą labai greitai, labai panašiai. Su savojo varžovu susitvarko ir Deividas Jemeljanovas, dar viena pavardė. Dar vienas vardas Jutimėjai reikia, ten ir juotpusis beje šalia jo. Vyrukai ir pasisparikuoja kartu abu jie šiandieną iškovoja pergalės. Ir įdomiausia tai, kad paklaustas, o kasgi toliau, na, Jemeljanovas įvardino vieną pavardę, kad norėtų ateityje suskauti su Arnoldu Misiūnu. Tas turbūt būtų labai keista, nes kovoje prieš Dovydą Rimkų Jemeljanovas buvo žmogus, kuris lydėjo Arnoldą Misiūną į ringą, treniravo, ruošėsi. Keista, bet įdomu. Keista, bet man būtų įdomu pamatyti. Arnoldas Misiūnas kaip tik už mūsų šiandieną jis nekovoja, jis ruošiasi be abejo vasario 22 dienai kovo Kaune. Ten Dovydas Rimkus beje per gana nedidelį atstumą. Jie šiuo metu sėdi vienas ir labai ramiai. Labai ramiai. Net apsaugos nereikia. Net apsaugos nereikia. Iš tiesų, greitos kovos, taip, jos labai skanus maistas žiūrovams, įspūdžių tiek daug ir pamokančių kovų šiandien turime tikrai nemažai. Bet, žinai, aš jau norėčiau kažko ilgesnio, kažko trunkančio 3 raundus, kažko, kur viską lemia vienas tikslus smūgis, kažko panašaus, ką matėme, tarkim, perednio kovoje ir dabar. Kickboksas, Dovydas Levickis prieš Natą Stupak. Natas iššoko paskutinę minutę iš šį traukinį ir sutiko pakeisti Biržinską. Netrukus šie 2 kovotojai ringe. Ar ten viskas bus taip greitai, ar ten viskas truks ilgiau? Atsakymai jums ir mums jau visai netrukus. Kampe prieš tai kovoje vykusioje Kaune būtent Gedminas nugalėjo Natą Stupak. Gedminas su fotoaparatu, tai bent jau padarys gražių nuotraukų, kurias galės naudoti. Natą Stupaką nereikėtų nuvertinti ir negalvoti, kad atvyko čia nesportavęs. Faktas. Treniravosi kartu su šio vakaro pagrindinės kovos dalyviu Oskaru Buinicku. Taigi tiesiog sulaukęs skambučio, pasakė, kad galiu varyti ir viskas. Natas čia. Ar apskritai, Natas nesidaro pertraukų, sportuoja nuolatos, visuomet yra ritme, visuomet yra pasiruošęs iššūkiams. Aišku, iššūkis nelengvas. Levickis labai aukšto lygio kickboksininkas. Svorio kategorija, priminsime 69 kg. Aukštesnis, aišku, Stupak už savo varžovą, net 9 cm. Levickis įpratęs dirbti pirmų numerių, Levickis įpratęs dirbti štai taip, kaip mes matome ir dabar. Matuojasi džabais distanciją jis. Stupak šiek tiek kampe reikėtų išeiti ir išeinant gauna į korpusą. Ir vėl bando į kampą įspausti Levickis varžovą ir kampe jau smūgiai. Ir žinome, kad Dovydo Levickio smūgiai ypatingai į korpusą yra labai pavojingi. Tai Dovydas jau yra ne vieną kartą įrodęs. Ir vėlgi atkreipti galima dėmesį ir į Levickio laukiukus. Jų taip pat buvo, dabar smūgis iš apsisukimo. Stupak kova su Gedminu buvo viena įspūdingiausių praėjusiame Jutimėjų turnyre. Aišku, nekaip baigėsi Natui. Čia būtent smūgiai korpusą, apie kurios tu man ir kalbėjai, jos atlieka Dovydas Levickis labai staigiai, labai stipriai ir labai tiksliai. Du smūgiai. Įspūdingi, trečias šiek tiek į gynybą, bet susidarė įspūdis plika akimi, kad taip pat šiek tiek praslydo. Ir įdomiausia tai, kad Dovydą Levickį mes taipogi esame ringe matę visokį, galbūt ir prastesnės sportinės formos, tačiau šiandien atrodo Dovydas Levickis pilnai susikoncentravęs į kovą. Nesiblaško. Visas pirmas raundas tolygiai, visas pirmas raundas spaudžiant varžovą, vienu tempu, vieną energiją. Čia labai laiku pasitraukė Stupak. Įvertino situaciją jis sėkmingai. Bet tas nuolatinis darbas antrų numerių, kai varžovas tave spaudžiasi, labai vertina psichologiškai, labai turi skaičiuoti kojomis, labai turi būti įsitempęs ant palaukimo, kaip sakant, dabar Natas Stupak.
tik kiekvieną sekundę. Varžovas eina pirmų numerių, spaudžia tave. Artėja pirmasis raundas prie pabaigos ir vėl korpusas galva, lygiai Slavickis. Spaustas varžovas. Reikia atlaikyti Natui pirmojo raundo pabaigoje varžovo smūgių kruša. Kol kas atrodo, Stupak nepasijungia, dar nematėme jo pavojingiausio ginklo dešinės rankos, tačiau, reikia įsibėgėti. Taip, su Dovydu Levickiu tu turi jį pajausti, kitaip čia nesigauna, tu turi pajausti, tu turi duoti Dovydui Levickiui išsidirbti ir parodyti, ką jisai gali, o vėliau tu gali prie jo taikytis ir ieškoti spragų ir skylių. Ar su Dovydu Levickiu galima galbūt pajokauti prie vakarienės stalo žiūrint televizorių, bet tikrai neringė. Labai rimtai nusiteikęs Dovydas, jo spaudimas, jo nuolatinis, presingas, įspūdinga. Ar čia gražiausi pirmo raundo epizodai. Kas man labiausiai stringa stebint Levickio kovas, tie būtent darbas lygiais. Prasme, kreipkime dėmesį, kaip prieš jis iš korpuso į galvą priverčia varžovą nusimesti ranką žemyn ir iš karto smūgis į galvą. Čia dabar to puikios iliustracijos, varžovo rankos šiek tiek praslysta ir to naudojas Levickis. Ir nuo pat gongo iš karto Levickis didelį spaudimą ir štai Natas Stupak. Tai ko galbūt mes nematėme pirmajame raunde, darbas ilgesnėmis kombinacijomis. Ir prieš kovas kalbėjausi su Tadu, Natas Stupak treneriu, kuris akcentavo, sakoma, pirmas raundas dažniausiai nėra svarbus. Pirmame raunde tu prisitaikai, antrame raunde jau turi dirbti ir pasimti taip pat trečiai. Labai panašų vaizdą gali būti, kad pamatysime čia. Pirmąjį raundą, mūsų akimis Dovydas tikrai laimėjo. Tikrai taip. Dabar reikia žiūrėti, kaip Levickis sureaguos į tai, ką daro Natas Stupak. Ar sugebės išmušti iš rogų Dovydą Levickį Stupak. Tiesa aktyvesnis Natas, jis pats pradeda atakas, ne tik atsakinėja. Aišku, Levickis savo taktikos nekeičia. Jis ir toliau aktyvus, jis ir toliau. Tik galėdamas mažina distanciją, spaudžia varžovą vėl į ringo kampą. Ir tikslus smūgis į korpusą. Po alkūnę lenda. Neišleidžia iš ringo kampo dabar Levickis Stupak. Ir atsakymė tiek daug jėgos. Natas jau neįdėjo. Pramušė į korpusą, tikrai pramušė Levickis ir vėlgi. Galima akcentuoti tie smūgiai į kepenis. Jie kartais būna toks skausmingesni, nei kad į galvą. Ir kitas dalykas, ką dabar pamatėme, jie ateina kiek vėliau, ne visuomet. Viskas, kova baigta ir po jų atsigauti dažnai būna beprotiškai sunku. Jeigu tau reikėtų tęsti kovą, tu 20-30 sekundžių dar turi kvėpuoti, dar turi judėti. Čia būtent kvapo ir atėmė Levickis. Dovydas tą tikslingai ir darė. Vienas smūgis, persikėlė į antrą aukštą, pasižiūri, kaip atrodo, kaip jaučiasi priešininkas. Antras smūgis į tą pačią vietą, kur jau yra žaizda. Ir netgi didesni akcentai buvo dedami į smūgius korpusą. Ten būdavo akcentas, ten būdavo stiprus smūgis. Ir čia mes matome, pakirto kvėpavimą, pakirto kepenis. Padėkoja Levickis be abejo Natui Stupak kaip apskritai už tai, kad jis neliko be kovos. Ta patį kalbėjo Natas. Kaip sakė pats Natas Stupak, kodėl Dovydas turi likti be kovos šiandien, jeigu jisai ruošia. Suduosiu jam tą kovą. Šaunuolis Natas už tai, kad nepabijojo šio iššūkio, nepabijojo žengti į ringą. Dovydas šiai kovai panašu, kad buvo tiesiog geriau pasiruošęs ir buvo geresnis. Ignas jau ringė ir dabar jis oficialiai paskelbs kovos nugalėtoją. Šios kovos nugalėtojas techninių nokautų. Mėlynasis kampas Dovydas Levickis. Dovydai, sveikinimai. Pradėkim gal nuo varžovo, kuris sutiko vis dėlto kovoti, turėdamas minimaliai laiko pasiruošti. Šaunuolis Natas tikrai, jisai tikras karys. Kelias minutės iki kovos likus sutiko kovoti su manim. Tikras kovotojo charakterio pavyzdys. Ačiū jam. Dėkojam Natui, gal kada geriau pasiruošę norėtume susitikti. Tai be abejo.
Noriu kovoti su visais, kas tik tais meta man iššūkį, važiuojam. Mano svorio kategorija, sutinku kovoti su bet kuo, absoliučiai. Su kuo norėtum labiausiai ir ką darom su Artūru Brižinsku? Tai čia šito klausimo jau ir klausti nebereikia. Artūrai, važiuojam, nebėra ko laukti. Favoritas būtum kovoj, manai? Aš manau, kad jo, bet čia, nežinau, reikia žmonių paklausti. Mano tik tais nuomonė yra, kad aš laimėčiau, bet žmonių gal kitokia. Mūsų kova viską parodys. Tavo finalinis žodis Klaipėdai? Visų pirma, noriu padėkoti savo draugiai, savo šeimai, savo treneriui Simui Gerbeniui ir visai Sansite MMA komandai už pagalbą ruoštis. Ačiū Jums. Ir taip pat, ačiū kiekvienam iš Jūsų, kuris čia atėjot. Ačiū Jums už palaikymą. Ačiū ir mes padėkokim Dovydui Levickiui. Gražiai, tikrai Dovydo kalba ir kas man patinka pastaruoju metu UTMA organizacija, mes čia turime daug labai skirtingų asmenybių, daug labai skirtingų spalvų. Dovydas vien iš šios kalbos matosi labai šiltas, labai linksmas, geras žmogus, gražiai pakalbėjo, bet kovotojo charakterį jis rodo ringai, ne su mikrofonu ir tą šiandieną pademonstravo Klaipėdos Švyturio arenoje, kaip sakė jis pats. Nori be abejo visų pirma dar tos kovos su Brižinsku, yra pasiruošęs laimėti ir ją, o kaip ten bus, sužinosime ateityje. Dovydas Levickis įrašė savo pavardę, turbūt drąsiai pasakysiu, tarp elitinių UTMA organizacijos kovotojų. Kalbant apie Artūrą Brižinską, jo sąraše yra tiek Natas Tupak, tiek Dovydas Levickis, greičiausiai dabar kaip laimėtojas Dovydas Levickis turi nesuvestų sąskaitų. Artūras Brižinskas su Dovydu Levickiu kažkada negalėjo į ketvirtuko finalą išeiti. Dovydas Levickis tuomet galbūt šiek tiek pyktelėjo ir dabar, kai Artūras Brižinskas pasitraukė, buvo apie tai kalbama, kad vieno sveikata, kito sveikata, situacijos tarsi ir panašios. Tikiuosi, kad bus kova. Artūras Brižinskas, Dovydas Levickis. Favorito ten nusakyti tiesiog neįmanoma, nes Artūras Brižinskas tai yra chaosas ir daug energijos ringe. O dabar laukime ringe Osvaldo Fedorovičiaus ir Ernesto Naujoko. Dar viena šio vakaro kova. Vyrukai jau nekantriai mindžikuoja užkulisiuose, metas jiems žengti ringo link. Naujokas, kickboksas, kaip ir visos kovos vakarinėje dalyje šiandieną. Dieninėje buvo keletas Muay Thai kovų. Čia du veidai jau matyti. UTMA ringe, Naujokas matytas gerokai daugiau, 7 kovas. Jau turėjo šis klaipėdietis, 3 pergalės. Jo sąskaitoje Osvaldas Fedorovičius kovojo 2 kartus, abu kartus laimėjus atstovauja sporto klubą Rings. Naujokas be abejo vietinių simpatijų gaus gerokai daugiau. Muay Thai Imperija Klaipėda. Ir, galima tik paminėti dar kartelį, čia turėjo būti Vakaris Didika. Jį pakeitė Osvaldas Fedorovičius. Matuojasi, grin akivaizdu atstumą dabar Osvaldas Fedorovičius iki Ernesto Naujoko. Greičiausiai ne tik tai matuojasi, bet ir nori pažiūrėti, ką gali pasiūlyti. Čia Fedorovičiaus meniu. Vienas iš užkandukų, greičiausiai taip. Pravaikė uodus ir musytes aplink Ernesto Naujoko galvą jis. Vieno. Naujoko tipas. Ir vėl galima kreipti dėmesį Osvaldo Fedorovičiaus stovėseną. Prieš keletą priekį. Ir tuomet labai įdomu stebėti ir kojų darbą, kaip statoma priekinė koja. Teoriškai patogiau statyti už priešininko pėdos. Čia dabar prieš jį Spyri Fedorovičius išsidavė. Ką ruošiasi daryti? Nebuvo Naujokui sudėtinga nuskaityti. Gerai kojomis dirbo Osvaldas Fedorovičius, bent jau tai. Man krenta į akis pirmajame raunde, labai gerai jaučia atstumą, distanciją. Prieš Ernestą Naujoką turint ilgas rankas, tarkim, pasižiūrėjus vien vizualiai, wingspanas Naujoko yra didelis, jis yra ir aukštesnis, be abejo, už Fedorovičių 4 centimetrais. Ir galima tęsti šią kovą. Čia ir Naujoko smūgis galinė. Ko ir iš karto Fedorovičius laukia tokių varžovo bandymų ir iš
vakar bando kontratakuoti. Labai įvairios Fedorovičiaus atakos, nesikartoja, praktiškai kombinacijos bando įvairias. Technikas jis. Dabar kojomis ir tęsia ataką rankomis, tiesų smūgiai. Labai techniškas. Atrodo kol kas Osvaldas Fedorovičius. Naujokas, kiek esame matę UTMA ringe. Labai tolygus kovotojas, sugebantis visus 3 raundus vesti panašią energiją. Čia prakrista kakta. Osvaldui Fedorovičiui būtų įdomu pamatyti, kaip tai nutiko ir tikėkime, kad tai nebus priežastis sustabdyti kovai. Greičiausiai galima buvo tikėtis to, kad Muay Thai kovotojui bus kiek sudėtinga. Prieš tai matėme ir ilgą laiką naujokas, laikė Fedorovičių klinčią, kas kickboksą dažniausiai ne, to netoleruoja. Ar čia dabar matome situaciją? Čia galvom. Galvom, taip prakrista kakta. Fedorovičių didinėje dalyje buvo labai apmaudi situacija. Ir dabar gali būti, kad Fedorovičių pamatysime kiek kitokį po šio įvykio. Pamatome galingą jo smūgį iš apsisukimo. Naujokas matėsi priekį. Osvaldas Fedorovičius yra labai protingas kovotojas, labai patyręs kovotojas. Ir tai, ką matėme, kiekvieną kartą atlikęs ataką, jisai niekada nesiveldavo į, jau kaip šiandien girdėjome, tą terminą muštynės. Kaip smagiai skaičia stovesnis, tai taip pat galima atkreipti dėmesį. Dabar. Raundai baigėsi pirmojo raundo. Baigėsi pirmasis raundas. Technika. Nemano Osvaldo Fedorovičiaus padarė tikrai įspūdį pirmajame raunde. Naujokas taip pat turėjo sėkmingų epizodų. Tačiau galbūt kiek kitokį esame įpratę matyti naujoką. Greičiausiai Muay Thai kovose daug daugiau pasitikėjimo savimi spinduliuoja Ernestas Naujokas. Čia Osvaldas Fedorovičius taip sugeba žaisti šachmatais, sugeba kiekvieną ataką nustebinti savo priešininką. Ernestui Naujokui dabar reikės kažką sugalvoti. Be to, greičiausiai jau matėme, po prakirtimo Osvaldas Fedorovičius įjungė galbūt aukštesnę pavarą, o pikto Osvaldo Fedorovičiaus niekam nesiūlau pamatyti. Mums stebintiems tai visai įdomu. Piktas Osvaldas Fedorovičius Ernestui. Galbūt šiek tiek kebliau. Jam reikia kovoti, tačiau Ernestas per savo karjerą UTMA organizacijoje ir matė ir piktų ir visokiausių kovotojų. Dabar jis kovoja prie savus ir galių savo mieste Klaipėdos Švyturio arenoje. Fedorovičius ir vėl, mane žavi jo skirtingi užėjimai į ataką. Dabar smūgis koja iš apsisukimo. Ernestas nežino, ko tikėtis iš oponento. Sunku prisitaikyti prie jo kovos. Dabar galinės smūgis. Ir įdomiausia tai, kad labai keistai dabar atrodo, kadangi Osvaldas Fedorovičius sutiko kautis likus 2 parom iki kovos, tačiau būtent Osvaldas yra pirmasis numeris, tas, kuris diktuoja sąlygas. Ir Alkūnė greičiausiai. Ernestui Naujokui. Ojojoj. Greičiausiai pamatysime ir epizodą pakartojimą, bet tikėtina, kad alkūnė. Labai skausmingas, labai nemalonus epizodas. Čia reikia ir medikų ir pagalbos. Pakartojimas. Sukdamasis. Taip, sukdamasis Osvaldas Fedorovičius alkūnę pataikė Naujokui. Netyčinis veiksmas. Iš to, ką matome, turbūt labai maža tikimybė, kad Ernestas galėtų tęsti kovą, vertinant objektyviai. Panašu, sunkiai gali atmerkti dešinę akį Naujokas. Ir panašu, kad gali baigtis kova. Tikrai nepanašu, kad galėtų Ernestas kovoti. Įspėjimas dabar yra išsakomas Osvaldui Fedorovičiui. Dar laukiame. Ernestas Naujokas
medicinos darbuotojų rankose ir rodo, kad tęsti kovos naujokas negalės. Be abejo, visuomet sportininkų kovotojų sveikata yra pirmoje vietoje. Na, akivaizdu, kad negali tiesiog net atmetti reikės Ernestas Naujokas. Gaila, labai gaila. Kova tikrai buvo labai įdomi ir realu, kad ji baigsis būtent taip. Lauksime dabar, žiūrime į referį, laukime ženklo, kas vyksta arba kas vyks. Neleistinas veiksmas, kovotojas negali tęsti kovos, diskvalifikacija. Čia girdime, kad kalbama apie diskvalifikaciją ir neleistiną veiksmą. Šitą jau nugirdome, dabar tik tai laukime, kol oficialiai bus paskelbtas sprendimas. Galime pagarsinti, ką nugirdome, žodis diskvalifikacija skambėjo. Taip, tai yra... Atsiprašo, Osvaldas Fedorovičius, žinoma. Viskas būtų tvarkoje. Osvaldas Fedorovičius tikrai netyčia, tikrai tai buvo... Kova nebebus tęsiama. Osvaldui Fedorovič, mėlynajam kampui skiriama diskvalifikacija. Pergalė Ernestui Naujokui. Taip, Ernestui Naujokui. Raudonasis kampas. Ernestai, trumpai, kaip akis, kaip savijauta? Labai liūdna iš tikro, kad taip gavos. Tiesiog visiškai lėjas vaizdas, negaliu normaliai žiūrėti, matyti. Tikrai norėčiau pratęsti šitą kovą ir manau, jinai dar baigtus visai įdomiai ir tikrai dar visko būtų galima padaryti per tos 1,5 raundo, manau, ir labai gaila, kad čia taip gaunas. Tai gal kitą kartą visus 3? Kitą kartą, manau, visus 5 reikėtų kovoti. Ai, diržas vietoj medalio. Aišku, laukiam diržo, kažkada Karosoje atidavė mano diržą, dabar noriu jį susigražinti. Muay-Thai taisyklės, MMA pirštinės, aš lauksiu tavęs. Osvaldai, ateik ir tu. Gal irgi dėl to diržo ateity kažkaip? Laisvai, nors rytoj. Ką apie kovą galvoji? Nu labai liūdna, nes tikėjau bent jau kažkokią no contest ar kažko, nes visiškai netyčinis smūgis, tikėjausi pamušti ranką, distancija suartėjo, pataikiau alkūnę, bet visiškai jokios tokios intencijos nebuvo, taip gavos, bet čia yra kovas, tai nieko nepadarysiu. Ačiū jums abiem labai, tikimės gautos 5 raundus, kada nors tarp jūsų ir pamatysim publiką. Aplodismentai tiek mėlynajam kampui Osvaldui Fedorovič, tiek raudonajam Ernestui Naujokui. Ir turbūt galima sutikti su Ignu Grinevičiumi, nusipelno aplodismento abu, nors šią kovą Osvaldas Fedorovičius pralaimi. Bet tai, kai jis pademonstravo ringę, turbūt daugam stebėjusiems čia gyvai kovą ir stebintiems tiesiog netransliacijų UTMI.lt turėjo palikti įspūdį. Ernesto Naujoko gaila dėl to, kad jis netokios pergalės norėjo laimėti taškais, nokautų, bet ne kai varžovas diskvalifikuojamas. Būna ir taip. Nieko nepadarysi, kova, kur atrodo abu sportininkai po jos lieka nelaimingi. Suprantame ir Osvaldo situaciją ir tai, ką jisai kalbėjo. Įdomiausia buvo stebėti jo trenerį Valentiną Golubovskį, kuris jau su telefonu su kažko jau aiškinosi ir bandė suprasti, kas darosi. Apmaudi pabaiga. Traumas niekada nėra puošmena ir būtent kaip dėl jų baigėsi kova, tai galbūt šiek tiek apmaudu ir lauksime pakartojimo. Ir laukia mūsų šiandieną Klaipėdos Švyturio arenoje dar 3 kovos, dar 3 vietiniai sportininkai ir Martynas Danius, Vitas Karosas jau visai netrukus, bus labai karšta.
tiesiog aplodismentų jūrą pasitiko klaipėdiečiai Danį. Tai yra sugrįžimas į didįjį ringą, jis kaunasi prieš Vitą Karosą ir įdomu, kad Vitas spaudos konferencijose akcentavo tai, kad stebėdavo dar paauglys, būdamas Daniaus kovas, jam įsiminusi ta jo akistata su Osininu, kurią Danius beje laimėjo ir dabar šie du skirtingo amžiaus, bet sakyčiau labai panašaus meistriškumo. Kickboksininkai vienas prieš kitą. Martynas Danius. Iš karto eina į artimą distanciją, daug smūgių rankomis. Aišku, Vitas Karosas, nepamirškime, yra boksininkas, bent jau buvo boksininkas. Ir nuo pat kovos pradžios daug dirba Martynas Danius, iš karto galima užakcentuoti. Jo ištvermė yra neginčiama ir tai yra faktas, kad šis žmogus gali dirbti 3 raundus įtuštintas varikliukas. Kalbant apie tai, ar Vitas Karosas buvo boksininkas, Vitas Karosas yra iki šiol boksininkas. Tik tai bandydavo visą laiką nuslėpti, kuomet būdavo Muay Thai kovos. Teko kalbėti prieš kovą, Vitas sakė, ne, šį kartą jungsiu pilną pajėgumą nuo pat pradžių. Martynas Danius panašu tą patį galvoja, tą patį ir daro. Ir Martynas Danius, 32 metų klaipėdietis, sprogstamoji, jo energija yra tiesiog fantastika. Labai ištvermingas kovotojas. Martynas, Vitas Karosas, taip pat jutimėje ringėje jau sužibėjęs ne kartą, bei įdomu matyti Sparta Gym užrašą prie jo klubo dabar. Oi, geri, Karosas smūgiai. Keliu, pabandė Vitas Karosas pradėti ataką. Legendos sklando apie Martyno Daniaus smūgio stiprumą, tą jėgą, kurią turi savo rankose, sugeba pajungti labai didelę savo korpuso dalį savo smūgiams. Daugelis kovotojų vėliau po kovų savo, kad tokių smūgių greičiausiai niekada gyvenime nėra patyrę. Bus įdomu su Vitu apie tai pakalbėti. Ir labai įdomu dabar, kaip Danius po sėkmingo Karoso smūgio pats sugeba permušti. Dažniausiai, permušimus matome po netikslių smūgių. Danius tai daro ir po gerų varžovo atakų. Čia Raimondas Vlasevičius. Jį matysime vasarį Žalgirio arenoje. Galima išpaminėti Spartos atstovas, o Vitas Karosas taip pat. Šiame turnyre atstovoja Sparta Gym. Spaudžia Martynas Danius. Matome šiek tiek prakristas Daniaus rantakis. Geras smūgis į korpusą, kurį atlieka Vitas Karosas, ir labai daug jo akcentuotų smūgių į korpusą priekinę ranką ir vėl kiša varžovui po alkūnę. Smūgių Vitas. Artėja pirmasis raundas prie pabaigos. Tikslus smūgių rankomis. Ir pirmojo raundo pabaiga. Pažiūrėsime, ar bus išlaikyta tokia pat energija visos kovos metu. Pirmajame raunde ta energija verčiasi per kraštus. Čia tiksliausių smūgių pakartojimai. Geras, kaip tik matėme smūgis keliu, kurį atliko Vitas Karosas. Danius daug dirba pirmo numerį, bet kaip tu man tai ir minėjai, Karosas atėjo buksuoti. Tai daro labai efektyviai šioje kovoje kol kas. Čia ir Deividas Gailius, Martynas Mažeika, kaip gybėjų Klaipėdos Šilvyturio arenoje. Mindaugas Virdžiūnas, ten be abejo buvo ne Mažeika. Mažeika irgi mačiau yra arenoje. Čia. Antro raundo pradžia. Danius spaudžia varžovą prie ringo virvių, bet Karosas gerai išeina ir dabar jau oponentai stato jam nepatogią padėtį. Gerai pasiruošę šiai kovai atrodo Karosas.
Ir vėl į korpusą Karosui tikslus smūgis. Po priešininko alkūnėmis lenda jo. Smūgiai rankomis. Džabas. Ragina. Klaipėdiečiai Martyną Danių antrajame raunde. Vytas Karosas dešinę. Ir ką daro Vytas Karosas? Jisai neleidžia jaustis saugiai Martynui Daniui, neleidžia jaustis tarsi namuose. Dabar pralindo patinis smūgis tarp priešininko pirštinių, kurie liko Martynas Danius. Korpusas. Smūgis kojomis dabar atlieka Karosas. Danius. Geras kelias. Tvirti presai be abejo, taip lengvai nepramuši. Ir geras Karoso patinis. Labai įvairi technika, kurią naudoja šiandieną Vytas Karosas, ypatingai kalbant apie smūgius rankomis. Tikrai boksas šiandieną Karoso veiksmuose matomas. Ir užėjimas tiesiog dviem tiesiais. Vėliau baigiama ataka. Klaipėdiečiai įsijauti į šią kovą, jų numylėtinių tikrai nelengva. Sugrįžti varžovas rimtas, varžovas jau įrodė savoje vertę ne kartą. Būtent jutimieji ringe. Vėlgi, Karosas iš tų kovotojų, kurie kaunasi prieš bet ką, kaunasi su visais. Prieš Danilą buvo pralaimėta, bet irgi labai gražioje kovoje. Prieš vieną iš savo paauglystės dievukų, kaip kalbėjo pats Karosas, jau sukovota. Danius dabar jo kelyje. Vytas Karosas kolekcionuoja pavardės, kurios jį patį tenkintų ir kuriomis galėtų didžiuotis. Ir čia Martynas Danius rodo, kad dar gali pakreipti šią kovą. Stiprus, labai stiprus šoninis smūgis, kurį atlieka Karosas. Įsivilios dabar Vytas Karosas per ringą virvę. Martyną Danių. Ir atsipalaidavęs. Vytas Karosas. Antrojo raundo pabaiga. Lieka dar 3 minutės kovos. Galima dar priminti, kad visos kovos čia vyksta 3 raundus po 3 minutės. Ir mūsų laukia dar viena šios kovos dalis. Galiu pasakyti vieną paprastą dalyką, kadangi taip, Muay Thai dvikovose, ypač paskutinėje kovoje su Arnu Kalasiūnu, pilna jėga negalėjo. Banguoja Vytas Karosas čia pačioje raundo pabaigoje. Daniui reikia pokyčių. Trečiajame raunde ir realu, kad reiktų knockdowną arba aišku knockoutą. Įprastai. Raundai, kuomet nėra knockdownų, kuomet nėra ryškios persvaros, baigėsi rezultatų 10-9. Jeigu pasiūsi varžovą į knockdowną, gali turėti įvertinimą 10-8. Štai tai Vytas Karosas. Trečiame raunde visiškai tokia pati koncentracija kaip ir pirmajame. Labai geros fizinės formos. Šiuo metu atrodo Karosas. Viena iš solidžiausių, sakyčiau, jo kovų per pastarąjį laikotarpį. Taip, su Danilai irgi buvo gerai, bet ten pirmąjį raundą jis labai atidavė Danilai. Dabar nuo pirmo ir iki šios akimirkos Karosas išlaiko tą patį tempą. Jeigu taip atvirai kalbant apie Karoso kovą su Danilą, atrodo, tuomet pasisaugojo tą patį Vytas kalbėjo, ten boksą jisai kurį laiką nepajunginėja. Ir toks vaizdas, kai susitinka su savo dievukais, Vytas Karosas turėdavo gal psichologinį barjerą, kad, bijo kažką padaryti per daug gerai, per daug šiandien. Vytas Karosas yra tas, kurio visi seniai laukia ir jau buvo pasiilgę. Žasilina turbūt, žasilina pats. Karosas šią Klaipėdą prieš Martyną Danių jis nepaiso autoritetų, yra gerokai jaunesnis be abejo jis, bet
ta jaunystė, ta energija, kurią jis duoda šioje kovoje. Manau, ir klaipėdiečiams turi patikti, bet kokiu atveju. Nepaisant to, kad kovojama prieš Danį. Į pusėje, trečiasis raundas. Ir kaip švariai kojomis juda Vitas Karosas, tai yra trečiojo raundo vidurys. Jūs pažiūrėkite, koks lengvumas širnose, koks lengvumas stebėsenoje Vito Karoso veiksmuose. Patinka man, kaip šiandien į kovą atėjo pasiruošęs Vitas Karosas. Danis be abejo savame stiliumi. Pirmas numeris, spaudimas, stiprus smūgiai rankomis. Bet Karosas šiandien tiesiog žavus. Lieka minutė. Minutė šioje kovoje. Smūgiai vis dar labai stiprus, nepaisant to, kad tai yra paskutiniai akordai, paskutiniai tūžiai. Artima distancija. Smūgiai keliu, na dabar daugiau. Netikslių smūgių, atlieka tiek vienas, tiek kitas. Danis bando prispausti varžovą prie ringo virvių, lieka 20 kelios sekundės. Techniškai. Karoso kombinacija, pabaigiama į smūgių koją, Daniaus atsakymas keliu. Čia nedaug trūko Vitui Karosui iki 10-tuko. Yra smūgio keliu į galvą. 10 sekundžių. Dar nori Karosas, dar nori Danius, dar norime ir mes. Paskutiniai smūgiai pasikeičiamieji ir bus galima skelbti kovos pabaigą. Ačiū Vitai, ačiū Martynai. Galime drąsiai sakyti visų žiūrovų vardų. Kova buvo graži, du vienas kito verti priešininkai. Ir čia yra pagarba, čia yra kovinio sporto grožis. Manau, ateityje gal dar kartelį ir susitiks Danis su Karosu. Laukime dabar teisėjų sprendimą. Dėl dar vieno karto susitikimo, manau, neverta gadinti tos, kad tai, kas yra labai gražu ir bandyti to pakartoti. Gražiausia vakaro kova, bent jau iki šiol, tikrai faktas. Na patys jie kalbėjo, kad galbūt norėtų ir Muay Thai taisyklėmis sukovoti, taigi žiūrėsime, kaip ten bus. Šiandien buvo kickboksas ir na mes savo nuomonę turime turbūt, kas tą kovą laimėjo. Galbūt kol kas klaipėdiečių savo nuomonę per daug neliūdinsime. Pažiūrėsime, ar tokią pat nuomonę turi kovą. Vertinę teisėjai. Ir mes turime šios kovos nugalėtoją. Visus 3 raundus laimėjo ir pergalę pelnė raudonasis kampas Vitas Karosas. Tikrai ačiū ir Martynui, ir Vitui už įspūdingą kovą. Lieka dar 2. Na, šiandieną ir apie kitą kovą, manau, bus kalbama ilgai, dar jai pasibaigus. Naglis Kanišauskas žmogus, seniai nekovojęs Lietuvoje, niekuomet nekovojęs didelėme turnyre Klaipėdoje, taip kalbėjo pats Naglis, jo varžovas Isagočman, turkas gyvenantis Lietuvoje, taigi netrukus ši kova. Dabar dar galime šiek tiek pasižiūrėti ir Vito Karoso bei Martyno Daniaus gražiausių kovos epizodų. Tikrai galingi. Na, Vito Karoso smūgiai. Martynui Daniui sugrįžimas, pergalė nepavyksta, tačiau, kaip kalbėjo pats Danius, tai dar greičiausiai nepabaiga. Dar lauksime Daniaus ringą, dar lauksime jo UTME organizacijoje. Po Naglio Kanišausko ir Isagočman kovos vakaro kova Oskaras Buinickas, Dominikas Dirkstys. Be abejo, favoritas toje kovoje, atvirai sakykime, yra Dominikas Dirkstys, bet ne visuomet favoritai laimė. Pažiūrėsime, ar tą favorito statusą klaipėdėtis, besikaunantis prie savų sirgalių, pateisins. Vienas klaipėdėtis, kaip matome, pergalės neiškovoja. Dabar trumpa pauzė, po jo sugrįšime su kova tarp Naglio Kanišausko ir Isagočman. Tuomet bus galima ir plačiau pakalbėti apie šiuos 2 vyrukus, sveriančius po 84 kg.
Svarbiausia, Naglis Kanišauskas kovojantis Lietuvoje, tai yra viena. Isa Gočmanas, kovotojas gyvenantis Lietuvoje, apie kurį sklando legendos. Pripažinkime tai, žmonės, kurie sparingavosi su Isa Gočman Fighter House, negailėjo gražiausių epitetų apie šį kovotoją. Taigi, Smiling Boy, Naglis Kanišauskas, Klaipėda, Isa Gočman. Žmogus jau spėjęs papyfinti, sakykime, ir su Dominiku Dirkščiu kovo, kurio atsakysi labai daug klausimų. Naglis be abejo aukštesnis už savo varžovę, 11 cm ūgio pranašumą turi lietuvis. Isa Gočman galima priminti, kad taip pat gyvena šiuo metu Lietuvoje, sportuoja Fighter House. Jo kampe galima matyti ir Matą Stabiliauską, Artūrą Kudryšovą. O čia vyrai dirba išsijuosę nuo pat pirmųjų kovo sekundžių. Gočmanas labai aštrus kovotojas, turintis labai stiprius smūgius. Kanišauskas yra tvarkingas kickboksininkas, mokantis teisingai dėlioti savo kovos strategiją, labai nepatogus kickboksininkas. Galingas smūgis galinė koja. Ir įdomiausia tai, ką dabar daro Gočmanas, tai nesustoja. Nors ir atrodo, kiek Kanišauskas be išleistų smūgių, Gočmanas tik į priekį. Teko persižiūrėti šiek tiek Gočmano kovų prieš šį renginį ir įspūdis buvo tikrai labai solidus. Daug kovų baigėsi anksčiau laiko pataikius vieną gerą smūgį ir puikiai dirba lygiais. Šis turkas, gražiai ir smūgiuoja ir gražiai nusilenkinėja. Čia smūgis į koją, priekinę koją tikrai bando atmušti Gočmanas Kanišauskui ir tie smūgiai lipo. Bando prispausti varžovą prie ringo virvių Kanišauskas. Gočmano laukikai žiauriai skausmingi. Ir jau galime pasižiūrėti Kanišausko kairėje šlaunį. Taip, kai tik bus galimybė, mėly žiūrovai, atkreipkite dėmesį. Ir keičia net stovėseną. Kanišauskas bando paslėpti jau koją, kurią tikrai turėtų skaudėti. O tai dar tik pirmasis raundas. Įdomiausia tai, kad Gočmanas neskuba išlysti iš ringo kampo. Leidžia dabar dirbti Kanišauskui. Vėlgi, kiek teko girdėti apie Gočmaną, labai įdomus, nestandartinis kovotojas, jos smūgių serijos, jo kombinacijos yra nematytas ir neregėtas. Prigalvojęs yra įvairiausių triukų kovos eigoje. Gočmanas, kuriais gali nustebinti čia dipai, kurias atlieka Kanišauskas smūgius keliu. Ir vėl į koją Gočmanas. Pirmajame raunde lieka 20 kelios sekundės, matuojasi atstumą Naglis. Į korpusą Naglis. Dar vienas į korpusą, po daug galima tęsti patą. Dengėsi dabar jau Gočmanas, Naglis Kanišauskas. Ar bus knockdownas raundo pabaigoje? Atstovi raudonasis ringo kampas, kažkiek į gynybą, tačiau kažkiek ir praėjo. Raundo pabaiga priklauso Nagliui Kanišauskui, kiek pasiims jis iš to. Įdomu. Pirmąją raundą laimi Naglis Kanišauskas. Ir tą laimėjimą jis pasiėmė raundo pabaigoje. Turbūt tai galima užakcentuoti. Akivaizdžiai, kad dabar labai svarbi minutė Gočmanui. Dar svarbiau, kaip susidėlioti antrąjį raundą, nes atrodo, kad Kanišauskas gali tokiu tempu išdirbti ir antrąjį. Tam yra nusteikęs. Be to, nepamirškime, priešininkas jau yra sužalotas. Ir paslapti jau žinoma, apatinis smūgis. Tai, kas ėjo ir paėjo raundo pabaigoje, greičiausiai ten jau atsivėrė skylė. Aišku, nepamirškime ir Gočmano stiprybių, kurias jis parodė, tai yra tie laukikai. Jie kovos pradžioje veikė. Dabar labai svarbi pertraukėlė tarp raundų. Kova, mano akimis, geriau pradėjo Gočmanas, matėme ir dabar pakartojimą pirmųjų smūgių, tačiau vėliau tiesiog akivaizdžiai iniciatyvą į savo rankas pasiėmė Kanišauskas. Ir netgi arti knockdowną tam tikrose situacijose buvo. Isa Gočmanas. Dabar ir vėl jo žemi smūgiai kojomis. Kanišauskas užsiima ringo centrą. Bando mažinti distanciją jis. Ir čia spaudžia Isa Gočmaną arčiau ringo virvių. Kikas. Ir laukikai. Ir vėl į kojytę limpa raundo pradžioje. Bet faktas, kad pakantus skausmui yra Naglis Kanišauskas, taip lengvai tokio raumens neatmuši. Franko
Sagočmanas žalos padarė mažai. Kojomis, taip. Galingi smūgiai nuleidinėjami Nagliui į raumenį. Čia apatinį. Tai, kad tu man tai ir kalbėjai pirmajame raunde, tai veikia. Ir įdomiausia tai, kad Gočmanas neužsidarinėja nuo tų apatinių, atrodo, turėjo būti, paprastas įėjimas, turėjo užsidaryti nuo apatinių, tada Kanišauskas turėtų sugaišti kažkiek laiko ieškodamas kažko naujo. Ir neišjuda, jis iš tų smūgių per daug statiškai tam tikrose situacijose atrodo Sagočmanas, kuomet Kanišauskas pradeda atakas. Judėjimo kojomis šiek tiek mažokai, čia keičiasi smūgiais. Ir vėl Kanišauskas priverčia varžovą gintis aklinai. Kanišausko ataka tęsiasi. Sagočmanas ant grindų. Naglis Kanišauskas jį siunčia į knockdowną. Ar atsistos? Ar pakils jisai? Viskas! Naglis Kanišauskas siunčia į Sagočmaną į nokautą. Klaipėda švenčia, Klaipėda triumfuoja. Žilvinas Žvagulis užkūrė Klaipėda Švyturio areną. Naglis Kanišauskas temperatūrą pakėlė iki maksimumo. Smagu buvo stebėti šią kovą, tikrai dinamiška jos eiga ir Smiling Boy dovanoja šypseną auditorijai. Šypsosi net Deividas Gailius, štai taip. O Naglį Kanišauską, norisi matyti dažniau Lietuvoje, pripažinkime tai, debiutas UTMA organizacijoje. Toks, kad įsimins ilgam. Tiesą pasakius, norėtų Naglį Kanišauską tiesiog matyti dažniau kovojantį, galbūt ne Lietuvoje, galbūt užsienyje, galbūt kur tik tai nori, tačiau mes norime matyti Kanišauską kovojantį. Ir kovojantį taip. Ir tikrai labai būna apmaudu, kai kovos nuplaukia, tai linkime Nagliui, kad to daugiau nebūtų. Įsos taip pat norėsime tikrai daugiau UTMA organizaciją. Bugibu, kaip vadino jį. Naglis Kanišauskas krito antrajame raunde ir čia. Žodis Ignui. Jūs patys viską supratot. Jis vėl Klaipėdoje ir jis nugalėtojas. Kovą nokautų laimėjo mėlynasis kampas Naglis Kanišauskas. Tavo žodis, tavo arenai. Velniaikas mašiną sudegino. Taip jau atsitiko, kad šįryt mano mašina sudegė, bet ką padarysi? Bet, kažkaip ta liepsna ir tave perėjo, jeigu ieškotume pozityvo. Tai jau reikėjo viską atiduoti, ką turiu, ką čia praeisiu. Dabar galima bus naują nusipirkti. Dar porą ir jo. Jeigu toliau tokios kovos, tikrai įmanoma. Kokių dar norėtum? Nežinau, esu atviras pasiūlymas, smagu čia sudalyvauti. Ypač Klaipėdoje, ačiū publikai labai. Antras raundas prasidėjo intensyviai, tęsiasi intensyviai, baigėsi knockdownu. Pereik mintim per tą antrą raundą. Tai pirmam raunde pajaučiau, kad tik pakabinau, žiūrė neina pataikyti, gerai pailsėjau ir damušiau antram raundą. Ko Lietuva dar gali iš tave sulaukti? UFC, iš manęs tik UFC. Ar čia dar sulauksim, ar Klaipėda dar sulauks, ar UTMA sulauks? Visi sulauks, tikrai manau. Gerai, Nagli, mums tavęs dar negana, tai lauksim dar. Ačiū tau labai, kovos nugalėtojas, mėlynasis kampas iš Klaipėdos. Naglis Kanišauskas. Ir nebereikalo Naglis tą 3 žodžių junginį UFC panaudojo, mes per kovą to galbūt neužakcentavome. Naglis Kanišauskas kovoja MMA taisyklėmis gana dažnai. Čia jis kickboxe parodė taip pat savo lygį, savo klasę. Na tai šiai dienai turbūt sakyčiau vienas geriausių Lietuvos kovotojų. Man labai patinka kovotojai, kurie įvardyja tai, ką aš norėjau pasakyti, bet labai pasistengiau atsargiai. Čia Naglis labai tiesiai šviesiai pasakė, ko norėtų, to jam ir linkiu, kadangi jis jau turbūt kurį laiką yra vienas geriausių Lietuvoje, tačiau vis nesisekdavo, išvykdavo į stovyklas, grįždavo, kovos nuplaukdavo, kovas gaudavo traumos, tačiau kiek Naglis atiduoda treniruotėms, kiek per Lietuvą važiuoja, kiek renka patirties, wow, tai yra visiškas atsidavimas ir tai yra talentas. Ir tai, ką mes pamatėme šioje kovoje, nepabijosite žodžiai, yra elitų elitas. Tokia kova papuoštų, nežinau, bet kokio elitinio turnyro vakaro kovą.
Ir galiu pasakyti, kad greičiausiai mes pamatėme ne viską, ką gali Naglis Kanišauskas, nes tai būtų atsiskleidę kokiam 3 raunde. Ir mes greičiausiai būtume pamatę lygiai tokį patį Naglį, koks jisai buvo. O dar žmogui šiąnakt automobilį sudegė ir jis psichologiškai sugeba nekreipti tai dėmesio, išeiti ir maksimaliai sukovoti. Apie tą irgi per daug nekalbėjome. Side topic, kaip sakant, pašaliniai dalykai, bet Naglis susitvarko ir su tuo, susitvarko ir su Isa Gočmanu. Lauksime, ką toliau pasiūlys mums Naglis Kanišauskas savo karjeroje. O dabar metas paskutiniai vakaro kovai. Oskaras Buinickas, X faktorius. Mažai kas žino, mažai kas matė kovojant Lietuvoje, galbūt nustebins. Oskaras treniruojasi Vokietijoje, jis atstovauja būtent Spitfire Gym Berlin. Dirkstys, aišku, Muay Thai imperija, Klaipėda ir pažintis su Oskaru Buinicku. Jam tai yra be abejo debiutas UTMA organizacijoje. Gerokai aukštesnis už savo varžovą yra Dominikas Dirkstys, 10 cm. Oskaras beje ir MMA šiek tiek daugiau patirties turi nei kad kickbokso taisyklėmis, tačiau sutiko būtent kickboksu kovoti su Dirkščiu čia Klaipėdoje. Jo namuose metasi tiesiai smūgiais Oskaras į priekį ir kiek teko girdėti, smūgius rankomis tikrai stiprus. Dar turi kaip pagrindinį ginklą Buinickas. Klausimas dažniausiai kylantis, kalbant apie Buinicką, yra ištvermė. Ir greičiausiai daugelis kalba, kad Dominikas, Dirkstys čia gali būti tiek, kiek pats užsimanys būti ringe. Labai pavojingai dabar pavyko išsigelbėti Buinickui. Labai arti. Čia buvo efektyvaus. Dabar jau pirmasis knockdownas. Sunku bus Oskarui čia kažką pasiūlyti šioje kovoje. Tolygaus. Šoninis smūgis ir stiprus. Žingsnis į mane. Suspiragliavo, nenukrito. Buinickas. Metas į priekį Dirkstys. Ar kova baigsis pirmajame raunde? Realu, kad toks scenarijus įmanomas. Per konferenciją kairių kelių buvo prašymas atkurti šią kovą Dominiko Dirkščio. Greičiausiai tai yra viskas pagal tai, kaip dabar atrodo Oskaras Buinickas. Viskas. Nemanau, kad pakils. Kova baigsis pirmajame raunde. Oskaras bando, charakterį rodo. Ne. Robertas iš to sako ne. Viskas, kova baigėsi per mažiau nei 2 minutės. To kažko panašaus ir buvo galima tikėtis. Vis dėlto Dirkstys jau UTMA organizacijoje patyręs kovotojas, vienas geriausių. Per pound kovotojas galų gale UTMA organizacijos ir jis iškovojo pergalę prieš organizaciją debiutavusi Oskarą. Padėkoju už kovą, atidavė pagarbą Dominikas Dirkstys. Gražiai nuėjo pas Buinicką, nusilenkė. Dabar, žinoma, padėkoju ir savo komandos nariams, treneriui Vadimui Girdėjevui. Sutikime, ne tas varžovas, kuris galėtų kelti rimtą grėsmę Dirkščiui. Vasario 22 dieną Raimondas Krilavičius, tai jau kito kalibro žvėris ir ten bus gerokai įdomiau. Ten bus Sparta Gym prieš Muay Thai imperiją, Krilavičius prieš Dirkstį. Šiandien Dominikui nebuvo labai daug iššūkio ringe įrodyti savo pranašumą. Atrodo, daug daugiau Dominikas Dirkstys padirbėjo prieš tai, ar ne? Bandydamas išprominant, taip, ko daugiau reikėjo. Dabar dėmesys į ringą. Nu ką, viską išsiaiškinom. Šiandien Klaipėdoje iš pradžių pasikūrė mašiną, tada Švyturio arena, tada Naglis, tada ir pagrindinę vakaro kovą laimėjęs, raudonajame kampe kovojęs, Dominikas Dirkstys. Nokautavęs Oskarą Buinicką. Kaip savo džiunglės? Klausimas koks? Kaip savo džiunglės, sakau. Kaip ir sakiau, visur mano džiunglės, ačiū susirinkusiems. Mes jauni, mes turim paėmę čia daug jauno talento, dabar atsiranda galimybės uždirbti tam talentui, tobulėti tam talentui. Ateina labai stipri karta, kur garsinsim miestą, garsinsim Lietuvą. Ateina labai dideli dalykai ir mes dirbsim sunkiai. Ir pamatysim mumis dar daug. Mes investuojam gyvenimą į šitą dalyką, čia viskas labai rimtai, čia ne žaidimas. Čia mūsų darbas padėti mūsų miestui, padėti mūsų šeimai
ir įeiti į istoriją. Čia tik pradžia. Kalbant šiek tiek apie pačią kovą, pakalbėkime apie tai, ką reiškia tavo laimėjimas prieš Osvaldą ir kokia buvo kova. Eilinis laimėjimas, aš žinau, kad aš esu keliais lygiais aukštesnis, sekantis laukia. Jisai, ateik, padarom face to face, lauksim jūsų visų vasario 22. Laukia irgi nebloga kova, bet jisai irgi žemesnis. Aš jį pagausiu ant kelieno, ir išjungsiu iš kelieno, manau. Raimondas Krilavičius, UTMA Rising ringe, vasario 22. Šios du vyrukus matysime Kaune, Žalgirio arenoje. Bus smagu, pažiūrėsim, kuris geresnis. Ar tu manai, kad tu gali prieš mane laimėti? For sure. For sure. Sėkmės pasiruošime ir pamatysi, aš tiesiog esu geresnis. Gaila, kad turėsiu tave pakirsti, bet toks mano likimas, tiesiog toliau eiti, laimėti. Sėkmės tau po mano kovų, kaip ir Oskarui galiu palinkėti sėkmės po manęs sekančiose kovose, bet vasario 22 tu pralaimėsi, kiek be bus įdėjęs į savo pasiruošimą, nueis veltui. Gal kitose kovose atsipirks, bet kovoj prieš mane, aš tave pagausiu, aš tave prigaudysiu. Manifestacija, taip. Kažkas tokio, gaudais, pabiškį tobulėjai. Sėkmės. Šaunuolis. Raimondai, turi komentarą? Kaip sakot? Turiu komentarą. Iš tikrųjų užtruko minutę 50. Su Rosita kalbėjau, kad greičiau kova baigsis. Tai kaip ir manęs visiškai nenustebino, atsitiko kaip atsitiko, tikėjausi gal greitesnės kovos Dominiko. Geras sportininkas, užknisa kaip asmenybė, visi man sutiks su tuo. Kas toliau? Pasinaudodamas progą noriu pasveikinti UTMA su nesveikai geru eventu Naglį Kanišauską. Wow, pasirodymas tiesiog wow. Vita Karosa ir visų jūsų laukiu vasario 22. Su Dominiku bus tikrai įdomu. Geriau ir nepasakysi, bet geriau Dominikas kartais gali pasakyti. Aš dar duosiu šansą, jeigu turi ką. Nemėgstu Dominiko kaip asmenybės, panaugi mano koduką 10 parkut, kodėl tik mano koduką 10 nupirkimų, nežinau, Ramu. Šį kartą ir aš nesupratau. Galiu paskutinį žodį. Finalinis Dominiko Džirkščio žodis Klaipėdai ir jums susirinkusiam Švyturio arenoj. Ačiū. Geriausi kovos epizodai. O čia bus rimti reikalai. Ta įžanga, kurią mes matėme Krilavičius prieš Dirkstį, tai jau bus dviejų aukšto lygio kickboksininko akistata. Ji vyks Kaune vasario 22 dieną. Aišku, Krilavičius kickbokse nėra itin patyręs, bet tai yra elitinis kovotojas ir ten tikrai nebus taip lengva kaip su Oskaru Buinicku. Dirkstys atidavė pagarbą tam pačiam Oskarui, vis dėlto išlipusiam į ringą su kovoti čia Klaipėdos Švyturio arenoje. Ir beje, Dominikas prisiminė Oskaro tikrąjį vardą, mes suprantame, apie ką tai buvo ir tikrai Dominikas Dirksys šiandien su visa pagarba pagaliau padėkojo visiems, kas su juo ir kas supranta. Su Raimondu Krilavičium labai gražiai pašnekėjo, grįšime aišku trumpai, bent jau į kovą su Oskaru Buinicku. Dar trūksta Oskarui Buinickui, Dominikas Dirksys įrodė, kad gali dominuoti, gali susitvarkyti. Taigi gražios kovos šiandieną, gražios pabaigos, daug klaipėdiečių šventė pergalės. Paskutiniai kadrai, su jumis buvo Mantas Stankevičius, Tautvydas Kubilius. Iki vasario 22 dienos. Viso geriausio. Iki.